pirmas seksas, pirmi kartai, pirmi santykiai. Su kokiais mitais tau tenka susidurti ir ko moteris nežino, ką galbūt turėtų žinoti? Mes dar Lietuvoje gyvenam tokį gana labai uždarą gyvenimą ir mes nesam pratę savęs analizuoti. Visada atrodo, kad čia jau tik silpniesiems. Aš noriu tavęs kaip gydytojas paklausti. Kiek svarbus yra seksas moters gyvenime? Liesti save tai nėra gėdinga. Ir čia irgi turbūt ateinantis iš vaikystės dalykai, kad kur lieti, patrauk rankas. Kad suprasti, kad savo kūno tyrinėjimas ir savo kūno lietimas tai nėra kažkas tai gėdingo. Čia labai gerai, žinai, kalbėjai iš kito to rakurso, nes iš esmės, kai moteris turi valgymo sutrikimų, jinai gali atrodyti įprastai. Tiesiog iškreiptas santykis su savim ir su maistu. Klausimas ten sveikatos niekada nėra svarbus. Dievai, galvoju, kokia negera, kodėl aš pasiėmiau, tie visi tėvai jau susirinko vaikus, o mano vaikai vargšiukai ten sėdėjo iki pačio galo. Ir aš tokia jaučiu kažkokią kaltę. Sveiki draugai, šiandien pas mane atvyko į pokalbį Greta, gydytoja ir puikiai graži moteris. Ir man atrodo, mūsų pokalbis apims ne tik tai medicininės žinias, mes duosim jums ne tik tai labai gerų vertingų patarimų, bet iš širdies kalbėsim apie moteris. Nes man atrodo, taip kaip tu pažįsti moteris, taip giliai, tikriausiai nepažįsta niekas. Paaiškinsiu kodėl, nes tu pažįsti kūną. Pažįsti tas vietas, kur mes kartais pačios net nežiūrim, nes tai yra ir gėda, ir baisu, ir iš vis nepriimtina, ne? Ir kita vertus, savo kabinete tikriausiai esi girdėjęs labai daug istorijų. Ir man atrodo, kad pokalbis su tavim, apjungus psichologinius aspektus ir fiziologinius, gali būti labai naudingas mūsų sekėjams. Bet pradžiai noriu tavęs paklausti. Koks tavo yra požiūris į psichosomatiką? Nes tu esi gydytoja, ne? Tai atrodo galbūt, kad ta psichosomatika yra kaip kažkoks, nežinau, mitas ar magija ar kažkas tokio nesąmoningo. Tai kaip tau atrodo, kaip tau? Aš labai šitą temą iš tikrųjų mėgstu, taip labai pataikiai, taikliai nuo ko pradėti. Tai labai mėgstu šitą temą, nes jinai labai mažai kalbama yra šita tema iš tikrųjų. Aš manau, kad psichologinis dalykas ir tie visi pojūčiai, ką žmogus jaučia, yra labai smarkiai susiję ir labai daug priežasčių yra psichologinių, dėl ko žmogus jaučia tai skausmą, tai kad ir niežėjimo kažkokius jausmus, kažkokį diskomfortą, maudimą. Labai daug dalykų yra, kurie tikrai susiję su psichologiniais ir tikrai neretai ateina moterų, kurios tiesiog, matau, kad jau buvo pas tokius 4 specialistus ir pas ginekologus, ir pas chirurgus, ir pas urologus, ir pas N visų kitų. Ir vis atinta dėl pačio klausimo ir aš lygiai tą patį nieko nematau. Ir kartais, labai, iš tikrųjų, čia yra toks dalykas, kad labai sunku pasakyti. Labai sunku, nes kažkaip visuomeniai labai priešinamas iš tai diagnozė yra, nes visi, jeigu pasakai, kad skausmas susijęs su psichologiniais dalykais, išgirsti, kad taigi aš man kad gerai, aš ne psichas, aš ne durnas, taigi man tikrai skauda, man tikrai skauda, čia su galva nieko bendra, ir aš bandau pasakyti, kad čia nėra kažkokia psichiatrinė diagnozė, kad jūs esate kažkoks ten šizofrenikas, kad nėra čia jokios, kaip sakyti, tokios, aš nieko blogo nenoriu pasakyti, bet tie dalykai su jos psichologiniais, kad jos reikėtų nuo čia pradėti, kad pas psichoterapeutą kabinete apsilankyti, praeiti iš seansus, labai būtų naudinga, bet labai sunku. Pradžiai didžioji dalis pacientų supyksta, dažnai tas gydytojas, kuris išdrįsta pasakyti tą psichosomatinę diagnozę, lieka toks kaip priešas, gali susilaukti neigiamo komentaro už tai, kad pasakei. Aš net susidūriau su to, kad tada pacientas kartais galvoja, kad tokiu būdu gydytojas jo atsikrato. Taip. Nenorėjo gydyti, nenorėjo čia ieškoti priežasčių, sako, eikit jūs tą galvą pagydykit. Taip. Ir dažnai toks randa užburtas ratas, kadangi didžioji dalis gydytojų žino, kad tai yra labai tokia gana aštri tema ir pasakius šitą dalyką, žmogus dažniausiai pradeda pulti, rašyti neigiamus komentarus, rašyti skundus klinikų, už ką aš čia mokėjau pinigus, kad gydytojas nesąmonės man čia šneka ir taip toliau. Tai vengia tą sakyti, sako, nieko blogo nematau, tai ten ateikit kada nors pas ką nors, toks ir numuilina ir nieko nepasako, ir taip lieka nutilėta. Ir
tas žmogus, kuris išdrįsta galų galia žengti tą tokį žingsnį, tai aišku, jisai padaro tokį labai svarbus žingsnį to žmogaus gyvenime, nes jisai pradžio galbūt neigia, ignoruoja tą diagnozę, bet paskui su laiku gal prisimena, kad buvo tai pasakyta, gal tikrai, gal nueisiu, gal pamėginsiu, gal pasišnekėsiu su psichologu, gal kažkas pavyks. Ir tikrai tada jie būna dėkingi, kai supranta, kad tas gydytojas nepiktybiškai, kad jis teisybę sakė ir kad jam reikia padėkoti, kad jis išdrįso pasakyti, nes nemažai gydytojų tikrai taip tiesiog nutyli, nes žino, kad bus konfliktinė situacija. Tai aš labai mėgstu apie tai kalbėti, iš tikrųjų ir dažnai netgi žmonėm lyginu, sakau, žiūrėkit, kiek daug psichologinių dalykų yra. Tarkim, žmonės, kuriem, tarkim, einant, amputuoja galūnės, ne? Ir dažnai mes turim tos fantominius skausmus, kur žmogus sako, man skauda koja, kurios neturi. Sako, bet man neskauda. Ir tu supranti, kiek daug yra tų tokių, kad tos nervinės galūnėlės, kaip smegenys tą skausmą supranta, kad tai tos kojas nėra, bet jie skauda, tai lygiai taip pat gali nebūti nieko pilve, bet gali skaudėti pilvą. Tai aš labai šitą diagnozę tikiu ir aš netgi ne tik kalbant apie skausmą, bet ir apie visokius, kas kalbant ginekologiškai, makšties niežulys, ten diskomforto, deginimo jausmas, kur ateina moteris ir tu darai tos tyrimus ir vieną, ir antrą, ir trečią, ir visi tyrimai idealus, ir sakau, bet ten uždegimo tikrai nėra. Bet niešti. Ir toksai, ir užsisuka tas ratas ir gaila moterų, gaila išleidžiamų finansų, nes išleidžia didžiulius pinigus, visiškai veltui darydamas tiek daugybės tyrimų. Kartais galbūt ties vidurį būtų galima sustoti, sakyti, žiūrėkit, padarėm tyrimą, tyrimas yra geras, dabar pas psichologą. Jeigu jinai patikėtų ir nueitų, manau, problema daug greičiau išsispręstų. Mano pirmasis išsilavinimas yra farmacija, aš esu dirbusi vaistinė ir man kaip tik atrodo, kad dažniausiai tokie, žinai, kaip būna pasikartojantis klientai, kurie sako, jau duokit ką nors, ir šitą bandžiau. Tai yra būtent moteris, kurios turi visokiausių uždegimų ar grybelių, arba tiesiog tas atsikartoja. Arba dar dažna labai problema, kuri man atrodo kartais ją taip sunku yra gydyti, nors tokia yra paprasta, tai cistitai, šlapimo pūslės uždegimai, toksai tarsi labai paprastas dalykas, bet jis vis atsikartoja ir ten tikrai yra labai nemažai psichosomatikos. Aš dar norėčiau, žinai, grįžti prie tavo to žodžio, nes su ko dar susiduriu. Neretai gydytojai įvairių sričių pasako tokią frazę, kuri turėtų nukreipti žmogų, ieškoti priežasčių giliau. Ta frazė skamba maždaug taip. Jūsų kūnas yra sveikas, pasistengkite vengti streso. Čia tikriausiai dėl streso. Ir tas pats sakinys man kartais atrodo, kad sukelia dar daugiau streso. Tai kaip man aš jau jaučiu stresą, aš negaliu su juo susitvarkyti, jeigu aš jau čia atėjau ir turiu kažkokius skausmų įvairių sričių. Bet jeigu man dar pasako, kad tu turi kažką su to stresu daryti, su kurio aš jau nesusitvarkau, aš jaučiu dar daugiau streso, galbūt netgi kalties jausmą, kad aš toksai nesusitvarkantis. Ir tada kartais žmonės jaučiasi ir bejėgiai, ir tokie, žinai, kalti, kad pats aš čia prisivedžiau, pats aš kaltas. Ir vienas iš mitų psichosomatikos, su kuriuo tenka susidurti, yra tas, kad jeigu man kažkas skauda, tai aš esu blogas, arba gyvenu blogą gyvenimą, arba darau blogus sprendimus ir maždaug kūnas mane taip baudžia. Kas yra visiškai netiesa, nes kūnas tiesiog susitvarko su to, su ko pats negali susitvarkyti. Emocijos gyvena kūne, jos niekur, žinai, neišeina ir vienu ar kitu atveju signalizuoja, alio, atkreip dėmesį, o čia kažkas yra. Jo, nes čia reikia žmogui suprasti, kad mes nesam tik tais kūnas, kad tai galva, ranka, koja ir organai viduje tai nėra viskas, kad mes ir mąstomės, ir turim ir mintis, ir emocijas, kad tie dalykai, kurie nėra apčiopiami, kur tu negali pajesti, kad jie irgi yra mumise ir tai yra bendrai susiję su mumis. Tai kartais žmonės tas psichologinius dalykus labai nustumė į šoną. Ir kitas dalykas, ką aš dar galvoju, kur manau, kad mes dar Lietuvoje gyvenam tokį gana labai uždarą gyvenimą ir mes nesam pratę savęs analizuoti. Visada atrodo, kad čia jau tik silpniesiems. Toksai, psichologija yra tik silpniesiems, aš čia įveiksiu, čia man nereikia psichologo, aš pats susitvarkysiu. Ir aš pati lankausi pas psichologį jau gal 4 metai kokie, kai nuėjau ir iki šiol tai yra mano rutina, kiekvieną savaitę tas.
Ir aš sakau, turbūt iš visiems žmonėms palinkėti turėti savo psichologą, tiesiog save paanalizuoti. Tai nereiškia, kad aš nueinu, esu bėdų kamuolys ir aš ten verkiu kiekvieną savaitę nuėjus. Ne, aš tiesiog nueinu ir tas savo mintis išleidžiu ir pasakau, man šią savaitę buvo tokios emocijos, aš taip jaučiausi, kodėl taip jaučiausi. Aš tą patį darau, bet aš žinai, dėl kitų žmonių tiesiog pakandžiasi trupučiuką. Tai ką tu draugė neturi? Negali vyno paimti ir atsisėsti ir pasibėdavoti, tą patį padaryti. Žinai, tas pats. Koks tau yra skirtumas? Aš tai dažniau sakau, kad su draugiam tu tiesiog pasibėdavoji ir tiek. Bet psichologas jis labai tendencingai tave nustumia. Dažnai paklausia, kodėl tau kilo tokia emocija. Gal ta emocija, nes tau kažkas ten praeity, vaikystėj, paauglystėj kažkas buvo, kodėl tu į tą situaciją taip sureagavai, su kuo tau surezonavo. Gal kažkokią patirtį turėjai, nes tas emocijas atrodo, kur aš patiriu, aš labai daug atrandu, kad aš atsinešiu už kažkur, kad galbūt žmogus, su kuriuo ten aš sukonfliktavau arba ant kurio aš supykau, jis neturėjo visiškai nieko bendro apie tai, kaip aš pagalvojau. Tai turbūt, nes kaip su draugė būna, blogas, tikrai blogas, daugiau tu jam nerašyk, tu jai nieko nesakyk, nes, toksai tas gaunasi. Tik pagilinti tas emocijas. Pagilinti, toksai turgus šiek tiek, bet, išlieti yra gerai, bet psichologas jisai labai, turbūt, mane taip nustumia paanalizuoti tą savo mintis ir aš suprantu, kad ne tame žmoguje problema, ne mani problema, tiesiog aš turiu kažkokį savo bagažą emocijų, įvykių, patirčių, kuriuos aš dabar išgyvenu, ir dėl to aš taip tiesiog reaguoju tą situaciją. Ir man labai patinka tiek visokiam gerom akimirkom džiaugtis, tiek blogom, tiek analizuoti. Man atrodo, labai sveika, nes toksai tu net į sporto salę mes einame, ne kartą, 2 per savaitę, ne visi, bet yra kas propaguojam, kad sveikas gyvenimo būdas eiti į sporto salę 2 kartus per savaitę, bėgioti, vaikščioti ir taip toliau. Bet kodėl yra nesakoma, kad sveika visiems paanalizuoti savo, kaip sporto salėje, savo psichologiją pasportinti. Aš tai vadinu, žinai, emocinis toksai... Emocinė higiena, tikriausiai, taip, čia yra toks normalus dalykas. Aš pati, dirbu su žmonėm, kitiems galiu padėti ir kartais manęs klausinėjo, tai ką tu čia savo negali padėti, arba tugi viską žinai, ko tu čia. Bet kartais tas žmogus iš šono padeda tave, žinai, nukreipti kitų kampų ir pažiūrėti tavo situaciją, tavo jausmus visai kitų kampų. Dar paklausiu prie šitos temos, tu taip ilgai lankai terapiją, ne, 4 metai. Tau nebuvo to jausmo kažkurio momentu, nes man, kai tik pradėjau, galvojau, čia jau pradirbau, kiek aš čia galiu dar vaikščioti. Pradžioje, žinai, toksai buvo, ar aš jau tokia esu sugadinta, ar taip jau tokia niekam tikusi, kad man vis reikia ir reikia. Kažkurio momentu buvau, nes aš linkusi, žinai, tą perfekcionizmą, pakandžiat, galvoju, kiek aš čia dar galiu vaikščioti. Aišku, dabar aš atradau savo atsakymą, kodėl man to reikia, kodėl aš tą darau pastoviai. Kaip tau yra? Ar buvo toks momentas, kai atrodo, lemba, 4 metai, kiek čia dar galima? Aš tai manau, kad aš lankysiu, kol mane išgrūs iš ten. Kol mane lankys, tai jau klausyk, jau atsibodai. Bet ne, man labai patinka. Gal, aišku, būna visokių tų momentų, kad čia daug darbo, gal galėčiau neiti. Būna tų tokių natūraliai, bet bendram tokiam savo turbūt gyvenimo kontekste tai aš labai džiaugiuosi ir tikrai nesiruošiu ir net neplanuoju, kad nutraukti tas psichoterapijos. Nes aš irgi esu labai perfekcionistiškas žmogus, aš labai ten, ir mano viskas ten grafikai, aš ten galiu dirbti iki išnaktų, aš turiu viską sudėti, turiu viską padaryti. Aš negaliu važiuoti atostogų ten perdirbus dar ekstra 2 savaitėm į priekį. Aš labai mėgstu tą dalyką. Ir ta psichologija man tiesiog padeda su to kovoti. Šiaip aš esu toks žmogus, kuris mėgsta save, tarkim, kaltinti dėl kažkokių dalykų. Aš manau, daugelis moterų taip daro. Aš šią savaitę tokią labai temą darbę turiu ir su pacientėm, ir su... Aš šiaip, kaip tarp kitko, taip labai mėgstu su savo pacientėm pašnekėti ne tik apie tai, kad atėjau man ten nešti įskrą, bet paklausė, tai kaip gyveni, tai kas gera, tai kaip auga vaikai, tai darbe, tai ką darbe, tai kur buvai, kur atostogavai. Tai aš su savo pacientėm per tą pusę valandos konsultacijos, kad nukreipti tą tokį stresą į apžiūrą, labai dažnai mėgstu pereiti prie kitų temų, kad aš darau savo darbą apžiūrinėje, bet mes pliurpiam apie visai kitus dalykus. Tai toks aš dažnai pasišneku. Ir šitą savaitę mano tokia buvo labai daug šnekėjimo, kad aš, pavyzdžiui, jaučiu kaltę, kad mano vaikai lanko darželį ir darželis dirba iki 6:30. Aš jau 4 valandą, aš jau trypiu kojom darbe, jau 4 reikia važiuoti pasiimti vaikus. Jeigu aš atvažiuoju kokie vaikai, kokie 5-4 likę darželį, man taip sąžinė, galvoju, o dievai, galvoju, kokia, negera, kodėl aš pasiėmiau, tie visi tėvai jau susirinko vaikus, o mano vaikai vargšiukai ten sėdėjo iki pačio galo. Ir aš tokia jaučiu kažkokią kaltę. Ir man patinka, aš pasišnekiu su pacientėms ir yra žmonių, kurie sako, eik, tu, sako, ten faina, tiem vaikams, sako, ateina ten
ne visi žaidžia. Nu tai va, tai aš turiu tokių, kur save paplaku ir visiškai lygioj vietoj, aš save mėgstu paplakti, bet aš einu, reabilituoju ir kas man labai patinka, aš psichologijos kabinete, aš suprantu, kad aš nesu blogas žmogus, kad man ta frazė patinka, sakau, nes dažnai tu galvoji, kad tai bloga mama, tai bloga draugė, tai bloga ten dar kažkas, bloga žmona, bloga ten darbe, bloga dar kažkas, visur kažkur randi, kur tu esi blogas ir eidama į psichoterapiją aš suprantu, kad aš nesu bloga, aš esu žmogus, kuris gali pykti, žmogus, kuris gali liūdėti, žmogus, kuriam gali kažkas nepatikti, tingėti pasimti vaikų, norėti pabūti viena, norėti išeiti su draugiam, norėti, kad ir savaitę išvažiuoti be šeimos viena tiesiog užsidaryti ir nieko negirdėti, nematyti. Ir aš esu žmogus, tiesiog, ir man tas nuėjimas pas psichologę, man pradeda susivokti ir nejausti toks kaltės jausmo dėl to, kad aš kažko tingiu, nenoriu ar kažkur vėluoju. Mes iš tikrųjų vakar turėjau seminarą Šiauliuose, mes iš tikrųjų labai daug irgi kalbėjom apie kaltės jausmą ir darėm pratimus ir aš iš tos jausminės pusės, nes žmonės kartais galvoja, jaučiu kaltę ir jaučiu, ir jinai gal man net padės, žinai, save apkaltinsiu, pabarsiu ir būsiu labiau motyvuotas. Bet realiai kas įvyksta, aš tai tokį pavyzdį, žinai, duodu visada, kai yra koks nors, nežinau, vagis, nusikaltėlis realus, jis turi teismą, jį nuteisė ir jis žino, kad, pavyzdžiui, jis turi atsidėti kalėjime 10 metų. Ir jis turi viltį, jis išeis ir bus gyvenimas. Mes, kai save kaltinam, mes net ne kalėjime esam, o visą laiką 10, 15, 20 metų kaltinamųjų suole. Dėl to kaltė yra jaučiama, žinai, kaip neturiu jėgų, apatija, neturiu vilties, dažnai sako, aš jau norėčiau ten tą, daryti, bet tiesiog negaliu, jaučiuosi apatiškas, tokios, žinai, sunkios tos rankos nusvyrusios. Ir čia yra tikriausiai didžiausia apgavystė, apgaulė, kurią mes gavome vaikystėje, kai mus ten bardavo, motyvuodavo, būsi, žinai, susikaupęs, susirinkęs, atsakingas. Ir labai daug pasieksi, nes jeigu būsi atsipalaidavęs, darysi, ką nori, tai būtinai padarysi kažką blogo. Ir mes esam linkę tiesiog save kaltinti, tikėdami, kad tai prives prie gero rezultato, kas iš tikrųjų tiesiog atima jėgas, atima viltį ir tikrai kažkokios energijos, judėjimo, laisvės tame tikrai nėra. Bet tai čia labai gražiai netgi mums nuseina, tarkime, tą turbūt ginekologinę pusę apie mamystę, apie motinystę, kaip sakyti, bet iš kur gimsta visos tos pogimdyvinės dar depresijos ir visa kita, nes aš manau, kad dar tas kaltės jausmas yra šiek tiek ir daug suformuotos visuomenės normos kažkokios, kad man labai nekenčia žodžio norma, aš sakau, norma tai yra kažkieno išgalvotas dalykas, nėra normalu, nenormalu, normalu yra tai, kiek mums patiems tai yra normalu, ne tai, kiek normalu kaimynį ar dar kažkam. Tai aš manau, kad ypatingai mes labai daug tų kažkokių savo kaltės jausmo patiriam gimus vaikam, tarkim, nes atsiranda per mažai maitinau, per mažai nužindžiau, per mažai buvau namie, tenais per mažai kažkur su juo žaidžiau, per mažai lankiau būrelių, per mažai ten dar, visur kažkur tu randi, kur tu darai per mažai, nes tu nori būti ta tobula mama. Kas yra tobula mama? Jos visas įsivaizduoja, kad kaip man labai nepatinka tas toks socialinėse tinkluose yra tas vaizduojamas graži motinystė, kai mėnesis 2 po gimdymo važiuoja gražiai apsirengus išsidažiusi su vežimėliu per parkelį su draugiam ten valgo kokią bandelę ir geria kamerą. Ir aš tada, kai pas mane ateina neščia moteris ir žinot, kai būna 39 savaitės, žinau, kad to jau gimdys ir sako, pavargau, noriu greičiau pagimdyti, tada man palengvės, bus geriau. Aš ir sėdžiu galvoju, sakau, pasidžiaukite tą likusią savaitę. Sakau, dabar jūs suprantu, kad fiziškai sunku, bet sakau, jūs galite išsimiegoti, galite atsigulti ant vieno šono, ant kito šono, nueiti 10 kartų ratą, galite miegoti dienos metu, kai gims vaikas, taip nebus. Ir ta tokia realybė, kurią nerealybė, socialinių tinklų realybė, kur matom tas važinėjančias mamas su tais vežimėliais gražiai pasidažysis ir tiesiog leidžiančias laiko su draugiam. Galbūt yra vienetai, bet didžioji dalis motinystė yra netokia. Ir realiai toks didžiulis būna kritimas žemyn, kai tu įsivaizdavai tą realybę, kaip tu atrodysi čia taip, ir tu gimsta vaikas, ir tu žiūri, naktis nemiegota, pakei išvarvėja, pati jėgų nebėra. Ten atrodo, netgi kyla toks piktas pykčio jausmas, kad, ašgi ne taip aš netokios norėjau, netokio gyvenimo norėjau, kaip čia man dabar toliau gyventi. Ir tada prasideda kaltės jausmas. Kodėl aš tą jaučiu, kodėl aš per mažai myliu, kodėl aš per mažai tenais jaučiu tų teigiamų emocijų. Net ir kitas labai aš pastebiu, netgi po gimdymo tos pirmos paros, kiek esu sulaukus mamų, kurios sako, kokia aš jaučiuosi kalta, kad paėmiau vaiką ant rankų gimdyklui ir sako, nieko nepajaučiau, tarkim, ne?
Bet, tai, sakau, yra normalu, sakau, aš labai gerai atsimenu savo tą patirtį, kai, gimė vaikas ir taip, iš pradžių tas adrenalinas, daug tų emocijų, labai faina, viskas. Ir paskui, kai tu jau grįžti tą pogimdyvinę palatą ir tu ten paimi vaiką ant rankos, tu nesupranti, mano iš manęs, bet tu dar nesupranti, tu dar toks... Tu jo nepažįsti, taip, tu toks atrodo, kad procesas. Fainas kūdikėlis, bet dar nėra tokio, žinot, kad taip jau emocijų, čia meilė per kraštus liesi, bet tau reikia su to susigyventi, aišku, visas, aš manau, paskui gyvenant, auginant, pamilsa susigyvena ir ten gyvenimą atiduotų už savo vaiką, bet tas toks jau nuo pirmos dienos kalties jausmas, kodėl aš paėmiau vaiką ant rankų ir nepajūdžiu to pliūpsnio. Ir kažkaip atrodo, kad nuo pirmosios pradeda save plakti, kaltinti ir vis jaustis netobulas ir nepakankamai geros. Tai toksai, manau, kad motinystė labai daug atneša mumise tų tokių savikalties ir baimės jausmų. Viena iš tų praktikų, kurios vedu, yra išliuliavimas. Jis padeda suaugusiam žmogui grįžti į tą laikotarpį, kai nuo 0 iki 3 pabūti ir mamos įsčiose, užrašyti ant savo patirties naują patirtį. Kita vertus, tai yra galimybė moteriam pabūti irgi mama. Svetimam žmogui, kai ateini, tu jo nepažįsti, iš vis būna keista, kaip aš čia svetimą žmogų, suaugusi, ten liuliuosiu, kažką malonaus sakysiu, bet dažniausias atsiliepimas yra tas, kad aš nieko neturėjau daryti, nieko ruoštis, manęs užteko. Aš tiesiog sėdėjau ten kažkokį, pagloščiau, gerą žodį pasakiau, o tam žmogui, nes po to žmonės dalinasi, ten įvyko kažkokie stebuklingi procesai, Tai vat kartais tas kalties jausmas, kad aš turiu būti kažkokia, tai jis ateina iš įvairių patirčių ir iš mūsų mamų, ir iš socialinių tinklų, bet aš dar, tokį turiu. Visada tai sakau prieš išliuliavimą, bet man atrodo, čia į temą mūsų šiandien pokalbio. Jeigu aš esu resurse, kaip suaugęs žmogus ir man gimsta tas lėliukas ant mano rankų, tai aš su juo saveikiauju iš savo vidinės būsenos ego, mylinčių, palaikančių tėvų. Grubiai tariant, yra ta būsena, kai, gali būti bet koks, aš vis tiek tave myliu ir priimu. Tas idealus toksai paveiksliukas. Ir aš galiu būti bet kokia, su savo emocijom, irgi tai priimu ir myliu. Ir galiu tada, saveikiauti. Bet jeigu mama arba tėtis yra neresurse, tai gali būti neišsimiegojęs, ten pinigų nėra, streso daug, tai gali būti ir visokios vaikystės traumos, tiesiog polinkis į tą perfekcionizmą ir taip toliau. Tada įsijungia, žiūrint į tą lėliuką, ne mano vidiniai tėvų ego tas portretas, o mano vidinis vaikas, kuris jaučia baimę, kuris jaučia kalties jausmą, nes aš per mažas, kad su šituo susitvarkyčiau, aš pats vaikas, ir kuris jaučia pavydą. Ir mūsų tas realus vaikas susiduria su mūsų pavydu. Su tuo, kad mes, pavyzdžiui, mano sūnus yra paauglys, jam yra 13 ir neseniai pagavau tą momentą, kai aš jam užpavydėjau. Mes buvom kažkur šopinge, aš savo čia neleidžiu, čia pataupyti, čia iš kažkokios ten senos kolekcijos, o jis stovi, žiūrinėja, 13 metais, 2 batai, 2 firminiai, iš naujausias kolekcijos. Ir aš tokia, gal čia tau per gerai, galvoju viduje. Ir po to suprantu, kad tai mano vidinis vaikas, kuriam aš šiandien neleidžiu, žiūrėti į naują kolekciją ir gražius batus, o sakau, davai ten iš pardavimo, bet ten ir prisipirk savo, nes, nenusipelniai arba tam būk protinga ar kažkas. O mano sūnus to neturi. Ir realiai tuo momentu ne mama su juo šneka, o mano vidinis paauglys sako, kaip čia dabar šitam berniukui perka, o į mane nekreipia dėmesio. Dėl to manau, kad čia tas darbas su savo galva visame tame yra labai svarbus. Žiūrėk, aš vakar turėjau seminarą ir visada kalbu tokiais žingsniais. Yra ta psichosomatika manęs kaip mergaitės, tada manęs kaip moters ir manęs kaip mamos. Dabar apie tą mamos psichosomatiką mes pakalbėjome, kai aš jaučiu tiesiog kaltę dėl to, kad aš viską darau ne taip, kaip daryti aš nežinau, nes neretai mano mama buvo šalta ir kažkaip, kaip čia dabar būtų ta mama. Bet prasideda viskas anksčiau. Aš mergaitė. Mano kūnas pradeda keistis, atsiranda pirmos mėnesinės, pasikeičia formos. Šitoje vietoje irgi yra labai daug mitų, labai daug apkrovos kažkokios tokios neigiamos. Su kuo tu susiduri savo darbe, kai tas,
mergaitės ateina, kurios pradeda savo pažinimą, savo kūną. Jo, čia tikriausiai dabar iš karto iškilo man tie vaizdiniai, kad šiaip aš paauglės tikrai priimu. Buvo, kad netgi čia dariau kelis metus, darydavau per birželio pradžioj, per tas vaikų dienas darydavau tokias kaip akcijas, kad nemokamai šiandien visą dieną konsultuoju mergaitės ir visas tik paauglės tokias. Ir man tai kilo tas vaizdinys iš tikrųjų, kad aš labai savo tam komitė iš karto matau tą paauglę. Beveik turbūt 95% paauglių atina maištaujančių, kad mama mane čia atvedė. Man čia visai nereikėjo. Aš iš vis ne moteris. Ginekologas yra gėda, kaip aš draugiam pasakysiu, kur aš buvau. Ir jos jau taip atsisėdė, aš negi taip dažniausiai nuo manęs nusisuka ir jau, tu atvedai turi šnekėk, ten jau su mama. Tai matau tą vaiką, bet manęs visiškai nepykdo, nes aš suprantu, kad tai yra paauglystė, jie turi savo kažkokių tokių įsitikinimų, kad gėda, kad reikia slėpti, tarkim, krūtis vienom, gėda pasakyti, kad yra tos mėnesinės, čia nemalonu, nefaina, bet tai yra galbūt informacijos trūkumas, tarkim, kad niekas nešneka, taip yra nutylima. Šiaip dabar tu gal tik pradėta švietimo tą programą kažkiek jau tą mokyklą įvedinėti, bet nemanau, kad yra pakankama ir manau, kad tikrai reikėtų daugiau apie tą kūną šnekėti, gražią formą, mokėti paaiškinti, tas normalu, kad čia taip turi būti, kad neatrodytų venė, malonu ir visa kita, nes dabar atrodo, viskas susijęs su moteriškumu, jau atrodo viskas gėda, nesakyti, nerodyti ir pas ginekologą ateiti gėda ir visa kita. Aš džiaugiuosi už tas mamas, kurios sugeba taip kažkaip po truputį jom įvesti ir ateiti pas ginekologą. Ir mes pasišnekam, aš suprantu, kad jai nemalonu, stengiuosi aš tikrai jų negazdinti. Sakau, aš tikrai ten nelysiu, nenuringinėsiu, sakau, pažiūrėsiu per pilvą, echoskopą, mes bent jau pasipratinsim, kad žiūrėk, čia taip atrodo tavo vidaus organai, čia pilvas, čia žarnos, čia gimda, tu turi, galima negazdinti, galima tiesiog parodyti, kad aš suprastu, kad tas ginekologas nėra kažkoks tai baubas ir aš čia jau gyvenime daugiau pasinėjusiu, mama atvedė, dėl to tik ir atėjau. Tai tikriausiai pirmiausia susiduriu aš su tais tokiais paaugliškais dalykais, tokiais prieštaravimais tam. Bet aš manau, kad čia tikriausiai labai daug indėlio yra šeimoje, mamos kalbėjimo ir mokyklos to tokio irgi bendro to suvokimo, kad visi klasėje apie tai girdėtų ir visi vaikai, ne tik tas, jeigu vienam vaikui pasakoju namie, kad tai yra normalu, kitas vaikas apskritai tokių dalykų negirdi, tai gali būti toks susipriešinimas, bet jeigu dar plus mokykloje bus tokia švietieška programa, kur visi vaikai girdės, kad tai yra normalu. Man net atrodo, kad tai ne apie tai, kaip mama šneka su savo dukra, o kaip mama elgiasi pati su savo kūnu. Taip, gal čia taip tikrai, gal toks sakyti tikrai, kad jeigu vaikas matytų, kad mama tai traktuoja kaip normalų dalyką fiziologinį. Jinai džiaugiasi, mėgaus, tai nėra problema. Labai dažnai, žinai, pas mane ateina žmonės moteris su antsvoriu, pas kurias užsimezgė tas kažkoks gėdos jausmas savo kūno, būtent paauglystėje, tai ten tokios istorijos išlenda, kad jinai kaip pirmą kartą suprato, kad ten kažkas jai ar užaugo, ar kažką ir susiduria su labai neigiama reakcija. Pavyzdžiui, kažkokie ten vyrai ar gatvėje kažką pasakė ir jinai suprato, kad, o Dieve, čia reikia slėptis. Arba dar blogesnės situacijos, kai jinai ateina namo ir, pavyzdžiui, tėtis, patėvis ar mama sako, prasidėjo čia problemos. Ir tu per sekundę supranti, kad tai, kas dabar su tavim vyksta, pačiai yra neaišku, o dar ir suaugę patvirtina, kad tai yra blogas dalykas. Šiaip tai vaikai mums tik atrodo, kad negirdi ir nemato. Aš manau, kad jie taip gerai analizuoja. Tiesiog, gal neanalizuoja, bet tiesiog natūraliai pagauna sugeria visą tai, kas vyksta. Ir atrodo, kad juk aš tau nieko nesakiau, bet tu sakei mamai, sakei tėčiui ir jie tiesiog, gyvena toje emocijoje ir jie tiesiog tai priema, tai auga pas juos irgi visi tie dalykai. Tai aš, manau, kad tas toksai, kaip mama žiūri į save, kaip jinai žiūri savo fiziologinius dalykus, kaip žiūri tėtis į tai, kaip su mama bendrauja ir visą kitą, kad suaugusių gyvenimas, kad vaikai tikrai kopijuoja. Nori, nenori, gal nespecialiai, tik natūraliai taip gaunasi, kad jie nukopijuoja. Pajudėkim truputį laikiai prieki. Ta mergaitė, kuriai jauna moteris jau, kuri įžengia į lytinį gyvenimą. Pirmas seksas, pirmi kartai, pirmi santykiai. Su kokiais mitais tau tenka susidurti ir ko moteris nežino, ką galbūt turėtų žinoti? Mitai, dabar galvoju, kokiais tais mitais, net gal mitai. Arba kokios baimės? Kokios baimės, ne? Man atrodo, kad apskritai galbūt moteris yra šiek tiek įspraustos į kampą su to lytinio gyvenimo, to suvokimu, kažkaip tais aš labai toksai
pykstu, net kaip kartais pykstu, galvoju, kaip moteris nedrąsiai atėjusios apskritai šneka apie lytinį gyvenimą. Koks didžiulis tabu yra tai, apskritai lytiškai plintančios lygos, o Dieve, kokia gėda, kaip baisu pasakyti, o dar reikės pasakyti, tarkim, partneris pasikeitė. Apskritai, kaip moteris yra smarkiai įspraustos į rėmus ir tas suvokimas, kiek yra neteisingas, tarkim, kad vyram, tai kaip ir normalu, ne? Pagirs dėl to. Jo, niekas neskaičiuoja, kiek partnerių pakeitė, čia normalu, čia vyriška ir kad kuo daugiau sumedžioti, suvedžioti, nenormalu. O moteris yra labai nuvertinama tame dalykai ir kažkaip atrodo laikas bėga į priekį, bet šita situacija labai sunkiai keičiasi ir aš labai pykstu ir sakau, bet mesgi esam, nesvarbu, kad tarkim vyras ir moteris, visų pirma esam žmonės su emocijais, jausmais ir gali ir tas norėti turėti santykių, ir tas turėti aistrą turėti santykių. Kodėl moteris yra nuvertinama, o vyrai viskas leidžiama. Ir aš matau, kad moteris su to užauga ir jos labai slepia, nesako, gėdijasi, kad netgi, pavyzdžiui, ateina, kad ir kokių ten, nežinau, 18 metų, 17 metų mergaitė ir aš klausiu, ar turėsiu lytinių santykių. Ne dėl to, kad man smalsu ir įdomu, dėl to, kad man labai svarbu, kaip reikės ją apžiūrėti. Nes jeigu neturėsiu lytinių santykių, aš galiu žiūrėti per makštį normaliai, man daug aiškiau, man daug geriau matosi, man daug geresnė diagnostika, negu žiūrint per pilvą. Tai man kaip gydytojai tas yra svarbu ir nesmalsu, o svarbu. Ir aš matau, kaip jos gėdėsi, kaip jos slepia, nori, neturėjusi. Tas sakai, o gal, toksai būna, toksai bandai prieiti kažkaip ir paskui, vieną kartą, man sakau, nesvarbu, 1, 5, man tiesiog kaip faktas, sakau, aš tikrai nesiruošiu teisti ir aš manau, kad niekas negali teisti ir man tas toksai, aš labai dėl to dalyko iš tikrųjų pykstu ir esu čia porą laidų dalyvavus ir apie lytiškai ten tas plintančias visas ligas. Galbūt vakarų šalys šiek tiek laisvėja šito atžvilgiu, bet kažkaip mes dar po kol kas tikrai tokie santūresni ir, pavyzdžiui, vakarų šalyse yra netgi rekomenduojama ten moterims iki 25 metų kas metus pasitikrinti dėl lytiškai plintančių ligų, nes jie tai priima, kad keičiasi partneriai, kad dabar tikrai, kad mes nepropaguojam, mes nesakom dabar garsiai visiems, keiskit kuo daugiau, mes nepropaguojam, bet mes tą suprantam kaip faktą, kad toks yra gyvenimas ir tikrai keičiasi ir savokim save ir tai yra normalu, ateiti pasitikrinti, nereikia gėdytis. Ir tai yra rekomenduojama įtraukti tas rekomendacijas arba tiesiog rekomenduojama keičiantis partneriui pasitikrinti dėl išplintančių ligų, tai yra normalu. Pas mus, tai jeigu pasiūlai moteriai pasidaryti lytiškai plintančių ligų tyrimą, tai atrodo, kad tu irgi įžeidėtų ją. Toksai įžeidė. Taip, tai sako, jinai ateina, ten kažkokios įskrio, dar kažką ir kažkaip sakau, tai per dažnai kartojasi, kažkaip man nepatinka, kaip atrodo, pasidarom, bet aš tik vieną partnerį turėjau. Toksai ir iš karto puola teisintis, aš neklausiu tokio atrodo, man nesvarbu, man tos skaičius visiškai. Ir jos iš karto puola teisintis, tai skamba kaip kažkoks įžeidimas, nors tai yra tiesiog normalus dalykas. Tai tu čia dabar kalbi, žinai, kaip gydytoja. Taip. Ir labai, žinai, irgi tą gražiai, tiesiog man reikia patikrinti, taip man vis aiškiau. O jeigu su tavim pakalbėt kaip su gydytoja ir su moteriam, ir su mama, ir su kažkieno dukra, taip. Žinai, visą tą apjungti. Tai koks skaičius tada partnerių yra normalus? Jeigu vyrams yra viskas tarsi aišku, ne? Jis renka patirtį, jis, nežinau, pasitvirtina savo vyriškumą, tai moteris su kiekvienu partneriu teoriškai, žinai, nuvertėja. Ir netgi tas būna neseniai, klausiausi tokio pokalbio, kad reiškia, jeigu tu eini ten į pasimatymus, nesvarbu, kelintas tai yra partneris ir kiek tau yra metų, bet tu turi tą vyrą pamarinuoti, nesvarbu, ko tu nori, nesvarbu, koks tavo libido, iš vis kokie tavo tikslai, bet tai yra tarsi, žinai, vadovėlio toks, reikia partnerį pamarinuoti, nes kai tik jūs ten pasimylėsit, tai ir ten, žinai, vienu žodžiu, savivertė nukris, žinai, viskas, ir jam neįdomu, ir tu kažkokia, tai reikia kiek įmanoma ten temti. Ir tada man, žinai, toks jausmas atrodo, kad tada moters savivertė visa triusikose gyvena. Visa mano savivertė, tik čia, žinai, visio, daugiau nieko. Aš tai manau, kad nėra tos skaičius. Aš visiškai lyginu, kad tai yra lygų. Vyrai, moteris yra lygų. Kaip aš sakau, tai yra abu yra žmonės. Mes vienos rūšies, mes abu esam žmonės, nesvarbu, kad mano anatominiai dalykai yra kitokie, ten yra kitokie, bet mes esam abu žmonės. Čia, aišku, paskui dar galime prieiti prie tų libido skirtumų, kur tikrai skiriasi vyrai, moteris labai smarkiai to libido klausimų irgi dėl hormoninių dalykų.
Bet aš manau, kad nereikia skaičiuoti partnerio nei vienam, nei kitam, nei pasiteisinti, nei sąrašo daryti, kad žiūrėkit, tavęs ten buvo tiek ar tiek. Aš manau, kad žmogus, jeigu jis nori, jam tas tenkina, tai kiekvienas esame atsakingi už savo kūną, už savo, kiek mums norisi, koks yra mūsų tas libido ir mes pilnai turime teisę į savo kūną. Ir tas toks, tai nesudaro žemesnė vertė ar aukštesnė vertė. Tai, kaip ir sako, tai, net rizikose čia yra tas vertės dalykas. Tai toksai, aš manau, kad manau, kad nėra to skaičiaus. Čia yra kiekvienas žmogus individualus dalykas. Nėra. Tai tu kaip gydytoja gali pasakyti. Ir kaip moteris, ir kaip gydytoja, ir kaip mama, ir kaip dukra nėra to skaičiaus. Aš nėra skaičiaus. O kaip tos visos teorijos, kad nežinau, moteris energetiškai tempia ten tos visus vyrus, arba jinai yra kažkokia, nežinau, išnaudota, išsunkta. Vienu žodžiu, jos gyvenimas su kiekvienu vyru vis blogėja, tai reikia save saugoti. Ką tu apie tai manai? Apie tos tokius, madingus dvasinius visokius tokius, energetinius paistalus. Aš tai manau, kad tai niekas mūsų neišsunkia, mes patys leidžiam, kad mūsų išsunks ar neišsunks. Tai realiai gyvenant su vienu partneriu visą gyvenimą galbūt gali labiau išsisunkti, negu gyvenant, pakeitus tos kelis ar ten 5 ar 10 tų partnerių. Gal kaip tik žydėsi, pastovint adrenalino aukšto būsi, nes kiekvieno partnerio, kai tai yra daug adrenalino, daug aistros ir visa kita, ne? Tai kaip tik gal gyvenant su vienu partneriu labiau išsisunksi. Tai čia manau, kad tiesiog yra paistalai, mes tiesiog kiekvienas pasirenkam tą, kas mums yra priimtina ir tokio gyvenimo būdo, koks vieniems patinka sėsliai gyventi, kitiems mažiau sėsliai, abu yra normalu. Tiesiog vienam taip labiau patinka, kitam taip patinka. Lygiai taip pat, kaip sakau, vieni nori kurti šeimas, nori vaikų, kiti sako, aš niekada gyvenime nenoriu vaikų. Ir nėra, kad ta moteris, kur nenori vaikų, tai jau, kas čia per moteris nenori vaikų, nenori žmogus vaikų, neprikipkim. Ir atėjus, kaip iki pačiola, ateinas pas mane kokias moteris, kai 305 metų, sako, aš pakeičiau ginekologą, nes mano ginekologė man liepia vaikus gimdyti. Sako, aš kaip tik nueinu ir man sako, tai kada gimdysi? Tak aš neplanuoju gimdyti, atstok, nuo manęs toksai. Ir gerai, viskas žmogus yra pasirinkimas negimdyti vaikų. Tai lygiai taip pat, gyventi su vienu partneriu ar išsiskirti, turėti kitą partnerį, čia yra to žmogaus asmeninis dalykas ir mes neturim nei teisti, nei teisinti, nei dar kažkas. Jis pasirinko, jis tegul ir pats ir kažkas. Aš iš vis manau, žinai, kad jeigu mes žiūrime moterį kaip į žmogų, o ne atskirą kažkokią tai būtybę, kuri yra prie vyro, tai kaip į žmogų, kuris yra autonomiškas, tai pavyzdžiui, kaip ta jaunai mergaitai, kuri ten, tarkim, nuo 18, kada nors nori turėti santykių, pavyzdžiui, šeimą, kaip jai suprasti, kokiu jinai nori santykių, koks seksas jai tinka, koks partneris turi būti. Ir labai dažnai, jeigu aš iš tos, žinai, tokios tvarkingos labai šeimos, su labai daug esu kalties, labai daug gėda savo kūno, šoku į pirmus santykius ir, žinai, labai daug yra konsultacijų su tokių moterų, kur atrodo, jeigu jinai būtų laisvesnė, tai jinai su tuo partneriu nesusituoktų ir būtų kur kas paprasčiau. Reikėjo laiku išsiskirti. O kadangi esmė yra, kad būti oficialiai, būti tvarkingai, nežinau, padori, tai tada mes laikomės kartais už tų partnerių, kurie yra mums visiškai netinkami. Ar psichologiškai, ar, žinai, emociškai, ar realiai fiziologiškai. Man atrodo, kad moteris turi lygiai tokią pat teisę tyrinėti savo kūną, savo poreikius, savo gyvenimą ir partnerius. Kaip jinai kitaip gali suformuoti, ko jinai nori ar ko jinai nenori. Ja. Čia iš tikrųjų labai dar daug dalykų, tarkim, ir dėl to šeimos to modelio yra, bet, pavyzdžiui, ir dėl to kūno, to gėdimosi, bet ir dėl lytinių santykių. Tarkim, jeigu tai yra absoliutus tabu ir niekas nešneka, arba lytiniai santykiai yra šeimoje priimami, kad išjung gėdą, ten, nekalbėkime apie tai, negalima, tai negražu, tai pasileidėliška, dar kažką čia, arba vaikas girdi, kaip pastoviai aptarinėja kokią ten kitą moterį, ne, ten, tarkim, ten tėvai, kad, negražiai žodžiais pavadina, čia šita tokia, tenais tokia, jau ten šita, tai jau ten tikrai, jau čia jau visas kaimas tenais dar kažką, taip, aš manau, kad vaikas tą girdi, ir jis tą lytinius santykius ir priima kaip kažkokį negražų, gėdingą dalyką. Ir kai jau žmogus, būdamas suaugęs, pradeda gyventi tą lytinį gyvenimą, tai gali atsiliepti. Jisai gali tokį turėti psichologinį tą dalyką, kad lytinis gyvenimas yra negražu, tai yra gėdinga, kad tu turi gėdyti savo kūno, kad toks, kaip sakyti, negali atsipalaiduoti ir gyventi komfortiško, kokybiško gyvenimo, nes tavo pasąmonė yra tiesiog įsisodinę, kad tai yra negražu ir taip toliau. Tai aš manau, kad tas labai kiša koją iš tikro. Tai čia kartais galbūt visuomenė perspaudžia, sakydami, kad
nu tai ką jūs čia taip kalbate, tai čia norit, kad jau vaikai ten nuo 15 tenais ir taip, kad čia keistų partnerius, tai kad čia tai būtų paleistuvystė ir visa kita. Nu ne, mes norim, kad žmonės neturėtų komplekso tokio, kad jie gyventų pilnavertišką gyvenimą, kad vaikas, nu gerai, tarkim, pradėjo lytinį gyvenimą 17-18, nu būna vidurkių 16, iš tikrųjų, tai būna tėvam, kad ir kaip nori užsidengti akis ir sakyti, bet tokia realybė, tai yra, kad paaugliai jau tyrinėja savo kūną ir visa kita. Nu ir nesinori, kad tas vaikas pradėtų tą tokį lytinį gyvenimą ir nu, iš karto jis jau būtų nekokybiškas, jau su baime, su kažkokiu stresu, su nepasitikėjimu, to tokiu jausmu. Apie tos partnerius, ne, kad tarkim, nu, moteris pradeda tą lytinį gyvenimą ir nu tai gerai pradėjo, bet nu netinka į tą žmogaus, nu netinka, nu ne jos išaugo, būtų baigę mokslus, nu pasikeitė visiškai pasaulėžiūra, vienas ten, nu gerai, nu viskas, nebetinka, stop, nu baigiam tos santykius, ieškom kito partnerio ir ta vertė mergaitės nesumažės, kad ne tą partnerį, nu tiesiog žmogus auga ir nu, save analizuoja, jisai turi pilną teisę rinktis, nu ir partneris, ir lytinio santykių būdą, ir kiek, ir visa kita. Tai manau, kad čia toksai reikėtų leisti biškį laisviau požiūrėti ir nustoti teisti dėl šito klausimo. Visiškai su tavim sutinku ir netgi sakyčiau, mano dauguma klienčių yra moteris ir moteris, kurios turi, pavyzdžiui, valgymo sutrikimų arba iškreiptą savo kūno matymą. Mes galime matyti labai gražią, labai liekną, nebūtinai čia žmogus, žinai, kuris turi daug antsvorio, bet jinai nepriima savo kūno, jinai žiūri į veidrodį ir savęs nemyli, nekenčia, gėdėsi. Tai tokios moteris praktiškai visada turi problemų ir lovai, nes aš jau prieš veidrodį viena nepriimu savo kūno. Kaip aš galiu prie kito žmogaus, prie partnerio būti emociškai nuoga, fiziškai be drabužių, žinai, ir mėgautis to, prie ko aš pati, žinai, iš vis prisiliesti net nenoriu. Tai, man atrodo, šaknis viso to yra būtent šitoj temai. Ir... Bet šitas dalykas ir labai tiesiogiai susijęs, kad nu, vienas iš priežasčių, kodėl moteris irgi turi mažesnį tą libido, nes jos tiesiog nepatenkintos savo kūnu. Ir joms pačiam yra negražu, joms yra pačiam gėdas, yra tokiuose kaip skiautė, tiesiog tokiam, jos negali atsipalaiduoti ir tos santykis toksai labiau toks nemalonus, jos tokia jaučiasi stresą didžiulį būtent to santykių metu, ne tai, kad atsipalaiduoja ir mėgaujasi. Taip, ir jos po to vengia. Taip ir vengia, nes gėda nusirengti, gėda kažką apnuoginti, nežiūrėk, čia kažkas nelygu, čia kažkas per daug, kažko per mažai, kažkas ten per kreivą, per tiesą. Tas įgimsta tokie dalykai, kurie tikrai labai trukdo tam libido. Moteris ir taip šiek tiek yra nuskriusto šito libido klausimų iš tikrųjų gyvenime dėl tų visų hormoninių dalykų. Tai ir turi tam tikrų gyvenimo periodų, kai tas libido dar žemiau krenta. O šitas dalykas, nu, dar labiau bloga. Ir pagalvoju, kiek moteriai yra primesta. Skaičius blogai, dėl išvaizdos kompleksų labai daug, ten žiūrėkit, kiek daug kaltės jausmo baimių dar visame etape ir visi norim, kad moteris libido būtų aukšta. O visi norim tos moters, kurie atsipalaidavusi, visi šypsta. Čia, kaip sako, ir mama, ir žmona, ir nuostabi meilužė ir taip toliau. Ir žiūri, kad tas žmogus šiaip viduje griūna. Bet visur su bet, žinai. Man iš vis atrodo, moteris gimsta spąstuose. Tų visų, žinai, socialinių, moralinių ten dalykų ir jinai po truputį iš to kiauto turi išeiti. O tokia mūsų misija ir tai vyksta plius minus, kai tau 30-35 dažniausiai arba link 40 ir man atrodo, tu galbūt patvirtinsiu, o gal ir ne tą teoriją, kad būtent tas 35-40 moteriai yra pats žydėjimo laikas, ne? Kai jinai jau supranta savo kūną, kai gėdos yra mažiau ir gali daugiau mėgautis ir savo kūno, ir malonumais, ir seksu. Taip, aš manau, bet čia labai daug dalykų susideda. Aš kaip tik turėjau prieš metus laiko gal apie libido tokią laidą ir mes irgi apie tai šnekėjom ir buvo, kad irgi tas amžius turbūt vienas geriausių dėl to, kad jau biški galbūt to streso ir kalties yra mažėjantis tas periodas, nes pradžioje kai būna, tai mokslai, karjera, ten siekiau, gimdžiau, ten vaikai, ten neturėjau laiko, čia streso daug, ten visur bėga daro. O tas 35-40 jau dažnai moteris būna apsišlifavusios karjeros klausimais, jau kažkokiu ten turi ir darbą, ir kažkokiu kaip ir viziją, ko jinai nori būti, jau jai būna ramiau. Vaikai jau būna, biškai kaip ir jau paauginti, jau daugmaž supranta, kas čia vyksta, nebe pirmi, nebe antri metai tokie, jau irgi biškai ramiau. Nu ir tada jinai galbūt savo kūną jau pažįsta geriau, turi partnerį, tarkim, pastovų, su kuriuo priprato, jau gali labiau atsipalaiduoti, gali daugiau pasakyti, kad man tai patinka, dabar mes taip ar kažkaip. Ir toksai galbūt pradeda toks jau viskas gerėti. Tada jinai jau pradeda mėgautis to gyvenimu. Jau gal mažiau to kalties jausmo tokio atsiranda, mažiau gėdas, toks ir atrodo viskas taisosi. Ja, o paskui ateina menopauzė. Palauk, neskubėt.
Pasidžiaugia. Aš noriu tavęs kaip gydytojas paklausti. Tai kiek svarbus yra seksas moters gyvenime? Kaip gydytojas? Jeigu kalbant, tarkim, fiziologiškai, fiziologiškai, anatomiškai ir kaip ten mediciniškai, tarkim, tai čia yra vienas iš malonumų, bet aš jį labiau turbūt siečiau su psichologiniais dalykais. Man tai čia yra iš karto eina apie psichologinį pasitenkinimą. Ir tai va, tiek yra svarbus, jeigu moteris sugeba gyventi kokybišką seksualinį gyvenimą, to mėgautis, nejausti jokios ten prievartos, kalties, kaip sakyti, kaip darbo kito vyro atžvilgių, kad tai yra tik dėl vyro, ne dėl jos. Jeigu nesugeba turėti tokį aukštesnį tą norą irgi santykių ir visą kitą tą potraukį, tai manau, kad tai labai svarbus dalykas. Iš tikrųjų, nes tai yra vienas iš turbūt savęs pasitikėjimo dalykų yra. Kitas dalykas, turbūt šeimos to tokio tvirtumo, tokio visapusiško, tokio atrodo, kad visapusiškai viskas gerai. Kuo tu psichologiškai jautiesi laimingesnis, ar viskas gerai, to viskas psichosomatikos mažiau. Tai tuo atveju moteris turi daugiau gerų hormonų, daugiau atsipalaidavusi, daugiau laimingesnė, mažiau kažkokių kitų dalykų, mažiau streso, mažiau turbūt tų psichosomatinių dalykų, mažiau skausmų, nes viskas atrodo einasi kaip sviesto patirta, viskas. Ir nereikia tam tikrų savo, polėkių, nes mes kartais irgi galim. Turėjau klientę tokią labai, prisiminiau, tiesiog juokingas atvejis, bet sako, vis pas mane ateidavo kurį laiką ir vis, jai buvo iš pradžių gerai, sekėsi mesti svorį, o po to sustojo tas procesas ir vis tiek nieko negaliu padaryti, valgau saldumynus ten kalnais. 2, 3, 4 konsultacija tas pats, sakau, jaučiu, kad kažkas slepia, kas yra. Sako, mano kaimynas labai gražus, aš į jį ten žiūriu ir visą kitą ir man emocijos kyla ir aš einu saldainių valgyti. Tai man atrodo kartais, kad jeigu mes savo būtume atviros su savim, sąžiningos, visą kitą, tai ir šitų tokių emocinių užvalgymų, tų, kažkokių impulsų, kurie mums netinka, būtų kur kas mažiau. Ir čia dar irgi labai svarbus dalykas, kai aš ko norėčiau, kad moteris sugebėtų išlipti iš to seksualinio gyvenimo, kad labai dažnai savo gyvenime turim begalės moterų, kurios ateina, sako, nereikia man to sekso, sako, bet vyras man liepia pas jūs ateiti, sako, nes sako, jis sako, daryk ką nors, sako, nes tau. Ir aš matau, kad jis sako, tai sako, ir kiek jos jaučia didžiulį stresą, kai, sako, man nereikia, tarkim, aš nenoriu, ir jos, sako, aš kiekvieną kartą save spaudžia, bandau, gerai, jam reikia, aš atliksiu tą pareigą, gerai, jau buvo, dabar savaitę būsiu rami, ne? Kiek daug streso jos patiria, bet čia reikėtų tada ieškoti priežasčių, tarkim, kodėl, aš suprantu tos dalykus, kad moteris šiaip, tarkim, prieinant prie tos hormoninio dalyko, aš laiką moteriams sakau, žiūrėkit, pas vyrą testosteronas yra, jeigu taip skaičiukais vertinant, darytume kraują hormonus iš vyro ir iš moters, tarkim, skaičių prasme pas vyrą yra 20, pas moterį yra 1, 1,4, 1,5. Jeigu yra virš 2, mes jau sakom, jau kyla, jau didėja, ar net ne policistinio kiaušinio sindromas, ar tik čia nereikia ligos ieškoti, jau čia per daug tų androgenų, žiūrėk, čia jau ryškesni plaukai, akne, spuoguotumas atsirado ir visi kiti dalykai, ne? Tai skirtumas yra 20 kartų realiai. Ir tas testosteronas yra labai tiesiogiai susijęs su libido. Ir dėl ko vyrai tiesiog, ne dėl to, kad jie tik psichologiškai laisvesni ir tą visuomenės turi tą teigiamą tokį, bet jie šiaip turi pagalbą ir hormonišką, tą vidinę tokią, kuri tiesiog, sako, plus testosteronas būna rytais labai aukštas, dėl ko, sako, vyras rytais labai nori, ne, ir tai gaunasi, kad vyrai natūraliai, fiziologiškai nori daugiau. Ir sakau, jūs neturit jaustis kalta, kad norit mažiau, nes tai yra fiziologiškai, jūs tiesiog hormonai ir pas jūs yra mažesni, tas nėra toksai didžiulis potraukis. Ir realiai tai visą sako, bet santykių pradžioje buvo. Sako, bet čia kiti dalykai. Sako, kaip apie tą kaimyną šnekant, ne? Oi, koks gražus. Tai yra nežinomybė, tai yra kažkoksai mintis, adrenalinas, daug tų emocijų verda, ne? Išsiskiria tiek daug tų hormonų, kad net testosteronas, tada kiti hormonai veža tave ant to. Bet gaunasi kaip, tada atsiranda šeima, atsiranda pastovumas,
jau nebe taip, kad kaip kaimyną pamačius, ne, jau kasdien atsibūdus kartu vienoj lovai, tai nebėra tiek daug tų tokių emocijų ir natūralu, sako, tie visi kiti steroidiniai hormonai krenta ir natūraliai tas libido jisai pamažėja. Sako, jūs neturit jausti jokios kaltės, kad taip yra. Galima, tarkim, to lytinio gyvenimo mėgautis iš kitų pusių, tarkim, nepamiršti ir savęs, kad, tarkim, tas lytinis gyvenimas yra ne tik dėl vyro, tarkim, kad tiesiog prisilietimai gali būti malonus, nebūtinai kalbant apie tą tiesioginį įsiskverbimą ir šitą, bet gali būti kiti komponentai iš to santykio. Taip, flirtas, kažkoks toksai artimumas, galbūt tos visos galamonės, tas priėjimas prie to tokio finalinio, visi kiti dalykai gali irgi būti fainus. Nepamiršti, tarkim, kad ir to orgazmo. Bet tokiu atveju, jeigu orgazmas moteris irgi yra malonus, taip, jų sunkiau pasiekti, reikia apie jį labai kalbėti. Tarkim, dažnai vyrai lengviau prieina šito etapo negu moteris. Reikia santykėje kalbėti, sakyti, bandyti. Tada sakau moterim, kad didžiulis mitas yra, kai atėjo turbūt iš porno visų filmų, tarkim, kad kuo smarkiau, to geriau, vaginalinė santykė, ne? Pas moterį makštis yra mažai jautrus organas, tikrai labai mažus organas. Aš nesakau, kad moteris gimdo natūraliais takais, įsivaizduoju, sakau, vaiko galva yra tokia. Ir moteris pagimdo, sakau, nenumiršta iš skausmo, sakau, tai ta makštis yra tikrai antiek mažai tų nervinių galonėlių turi, kad jinai nėra super jautri. Pas moteris erogeninės zonos yra kažkiek kitos. Vat priekinė makštis nėra ten, kur klitoris praeina, klitorių zona, sakau, tai kalbėkit, sakykit, šnekėkit, kad jums irgi tas santykis būtų malonus, kad liesti tas zonas, kurios jums yra jautrios, kad bandyti tą seksualinį gyvenimą įlieti, kad ir jums jis yra malonus, ne tik, kad vyras pasitenkino, aš tiesiog padariau tą darbą. Kad moteriai reikia labai daug dirbti su savimi ir psichologiškai ir tada galbūt tas lytinis gyvenimas jis gali irgi tapti fainas ir jokių būdų nekaltinti savęs. Būtent, bet matai, žodis libido yra ne tik tai apie tai, ar aš noriu sekso, ar kaip dažnai aš noriu sekso. Libido yra apie skonį gyvenimą, kad man yra įdomu, smalsu, žinai, tas variklis toksai psichologiškai libido, tai yra tas įdomu, fainai, žinai, jaučiu smalsumą, norą gyventi, skonį gyvenimo pajausti. Tai man atrodo labai dažnai tuose santykiuose pačios moteris, kai tampa, žinai, jos į tą, grubiai tariant, miegamai užeina kaip mama, arba užeina kaip nežinau, vyrėja, ką tik ten gaminau, žinai, tai kaip aš galiu per sekundę persijungti čia staiga į tą meilužės archetipą, mėgautis ir visą kitą, jeigu aš pati save įspaudžiu kartais į rėmus, nes tikiu, kad būti žmona, tai reiškia ten tvarkingi namai, vaikai pamaitinti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kartais reikia tą darbą atlikti ne tiek, žinai, kad sunku darbą, bet reikia tiesiog įjungti savyje tą moters archetipą, meilužės archetipą. Ir tai yra mitas, kad vyras kažką turi padaryti tokio, kad manyje tas įsijungtų. Tai aš turiu ateiti jau iki to, žinai, iki lovos, grubiai tariant, ne, su tam tikrų vidinių nusistatymų, kad tai yra gerai, kad aš einu malonumo, kad aš priimu savo kūną, man įdomu, kur aš ten ką jaučiu, man įdomu, ką partneris jaučia, žinai, taip kaip į žaidimą, į kažką tokio lengvo. Bet tu visą laiką kalbėjai apie moteris, kurios poroj, kurios santykius, o ką daryti kitom? Kurios yra vienišos, dabar yra vienišų moterų. O jei dabar pasitenkinimo būdų yra begalė. Dabar, kaip aš sakau, rinka tokia plati, kad kartais aš taip pat esu, užžinėjai tas seksualinės produktus, tu net nežinai, kam pusė dalykų yra naudojama, man atrodo. Dieve, pasitė tokia sena, galvoju, visai jau tikrai tik į pensiją, jau, kaip sako, labą dieną pensiją, jau reikia sakyti, ir kai tu supranti, kad kiek jau dabar to rinko yra dalykų, kad aš manau, kad moteris turi neįsigėdyti ir nebijoti to pasitenkinimo, kad suprasti, kad tai yra fiziologinis poreikis ir ten, tarkim, ar mes kalbam, kad neturi partnerio, atsiranda, tarkim, vienos nakties nuotykiai, ten dar kažką, ar mes kalbam tiesiog apie tai, kad moteris gali patenkinti pati save, ne? Kad tai, tarkim, liesti save tai nėra gėdinga. Ir čia irgi turbūt ateinantis iš vaikystės dalykų, kad kur lieti, patrauk rankas, kur lieti, tas toksai, kad suprasti, kad savo kūno tyrinėjimas ir savo kūno lietimas tai nėra kažkas tai gėdingo, negėdinti vaiko, negėdinti to paauglio ir leisiu suprasti, kad čia yra normalu ir kad suaugęs žmogus gali save grįžti, gali taip. Ir iki to, kad tu sakei, kaip aš galiu savo partneriui paaiškinti, kas man malonu, kaip aš noriu, jeigu aš pati nežinau. Taip, tai jeigu tu pats gėdė save liesi, tai toks tikriausiai bus ir tu seksualiniam gyvenime sunkiau.
Ir vėl klausimas gydytojai. Jeigu moteris yra vieniša, jai yra 30, 35, 40, jinai neturi jokio sekso, kaip tai įtakoja jos gyvenimą, jos sveikatą? Jeigu ne psichologiškai, tai nekaip. Aš dažnai turiu tikrai labai daug turiu moterų, kur ateina pas mane jau ir, tarkim, menopauzės amžiai, bet niekada gyvenime neturėjo jokio partnerio. Tai viskas yra gerai. Čia yra mitas, kad sakyti, kad tu turi bent kartą turėti lytinius santykius, kad tau viskas būtų gerai, kad čia tau didėja, tarkim, onkologinė ligų rizika, jeigu neturi lytinių santykių, arba ten dar kažkokia ten rizika. Lytinis tas gyvenimas aš labiau įsiečiau su psichologiniais dalykais, negu su kažkokiais sveikatos tiesiogiai susijusiais dalykais. Tarkim, tai moteris gali visiškai ramiai ir kokybiškai gyventi savo gyvenimo, neturėdama tų lytinių santykių. Jeigu jai nėra potraukio, ar tiesiog, taip susiklosti gyvenimas, kad nebuvo, bet jinai visiškai save realizavo ir jinai jaučiasi laiminga, tai viskas gerai. Tai žiūrėk, jeigu moteris neturi poreikio, taip, nenori sekso, visiškai tema yra neįdomi, ne? Tai reiškia, kad aš esu nesveika? Sveika, visiškai sveika. Nėra galbūt tai rodo kažkokį, nežinau, hormonų disbalansą? Ne, toksai visiškai ne. Tikrai nereikia ten ieškoti tos problemos hormonuose ir ateiti ten kažkotais labai tyrinėtis. Tai tikrai žmonių poreikis yra labai smarkiai skirtingas. Nuo tų, kurie gali mylėtis ten, tarkim, 2 kartus per dieną, arba, tarkim, masturbuotis 2 kartus per dieną, jeigu kurie gali metai arba galbūt niekada gyvenime to nedaryti ir jie nejaus to poreikio. Tai žmonės kitur save realizuoja, kitur nukreipia savo energiją, savo mintis, savo visą kitą. Čia lygiai taip pat, kaip sakyti, sakyčiau, aš niekada gyvenime nesuvalgęs saldumynų arba čipsų. Kad aš nesveikas, kad nenoriu. Nenoriu. Aš iš vis manau, kad čia tikriausiai mūsų tas potraukis nesusijęs vien tik tai su fiziologija, kad, nežinau, išsiskiria hormonas ir aš noriu. Tai susijęs su mūsų psichologiniais dalykais. Labai. Tai aš kažkaip niekada nesistebiu ir niekada nekvestionuoju šito klausimo, jeigu ateina pas mane moteris, 40 ar 50 metų su viršumi, ir sako, bet aš neturėsiu lytinių santykių, manęs negali. Nežiūrėkit, per ten man ten nepavyks, nežinau. Nekeliu, kodėl? Kaip čia dabar? O gal pas psichologą reikia dėl to, kad nereikia. O gal pas psichiatras visą. Jeigu žmogus iškelsim tą klausimą ir žmogus pasakys, aš labai ten pergyvenu dėl to, kad aš nenoriu, tada galbūt pakalbėsim, nusiųsiu pas psichoterapeutą, paanalizuoti, kodėl, ar čia tikrai reikia pergyventi, bet tikrai nepulsiu daryti hormoninių tyrimų ir ten ieškoti kažkokios tai ligos dėl to. Pakalbėkime apie atvirkštinį variantą. Aš turiu daug pažįstamų, daug draugių, kurios yra 35 ir plus, ir 50 metų, tokių aktyvių, gražių moterų, kurios daro verslus, tokios, aktyvios verslos ir taip toliau. Ir iš jų pusės aš dažnai girdžiu atvirkštinį susiskundimą, kad vyrai jau negali, kad jie nenori, kad aš noriu daugiau ir kur man čia dabar gaut. Man atrodo, kai visuomenė visgi laisvėja, atsiranda ir tas priešingas dalykas, nes tu daug kalbėjai apie tai, kad moters tas libido yra žemesnis, bet atrodo, kad yra kažkoks amžius, kai situacija apsiverčia aukštyn kojom. Ar čia tik tai taip atrodo? Ar man su draugiam pasisekė? Ir taip. To tokio turbūt amžiaus ribos galbūt nėra, labiau tas yra turbūt psichologinis pralaisvėjimas, kaip mes šnekėjom, kai moteris jau pradeda mėgautis labiau to seksualinio gyvenimo ir nori kaip ir daugiau. Ir galbūt dar atsitinka toks šitas adrenalino pliūpsnis, kai vyras mažiau nori, kad toks dar, kodėl mažiau nori, toks jau sukyla ta, kad dar, tai kodėl tai reikia rodyti, kad nori, toks gal dar irgi pagauna tas toksai azartas, ne? Bet aš manau, kad vyrai irgi gali, ne tik pas jos testosteroną, jis irgi kaip nenuvertinkime, nes jis nėra testosterono rezervuaras, ne? Jis irgi yra asmuo, žmogus su savo psichologija, irgi gali psichologiškai nenorėti, gali mažiau norėti, gali būti pavargęs, emociškai išsekęs, turėti psichologinių problemų ir visa kita. Tai aš manau, kad jį irgi reikia žiūrėti, kaip sakyti, kaip į žmogų ir
Nu, ir kad tie poreikiai išsiskyrė, kad pradžioje pas jį buvo didesnis, paskui apsivertė, galbūt tai vat. Bet tada čia eina turbūt kalba poroje, čia eina kalba vienas su kitu ir kiek jie patiems pavyksta, kiek nueina ta porų psichoterapija, vis tiek yra ir seksopatologai, ir visa, kur tu gali analizuoti, kodėl jis nori mažiau, ar ten gal pas yra psichologinių problemų, kad nori mažiau. Tai tas toksai, vat, nu, viskas čia yra. Bet galbūt tame irgi yra kažkoks mitas, kad, pavyzdžiui, moteris visada nori mažiau. Nu, tarkim, grubiai tariant, jeigu pas mane tik 1% to testosterono, tai aš, nu, tiesiog taip yra, kad mano libido mažesnis negu vyro. Bet man atrodo, kad yra ir kitokių situacijų, kai vyro libido yra mažesnis, o moters vidutinis arba aukštas. Taip, nebūtinai yra. Čia nėra kraštutinumų niekada, nei medicino, nei gyvenime, kad sakyti, nes gali tada atrodyti, kad jeigu mano libido labai aukštas, tai tada jau su manim kažkas blogai. Ne, tas libido tikrai gali būti aukštas, viskas nu, yra tvarkoje, tai žmogus, kaip sakau, tas libido, tas testosteronas yra tik vienas iš komponentų, kuris susijęs su to žemesniu libido, bet daug labai yra psichologinių dalykų, kur, nu, moteris jau yra labai patenkinta savimi, jaučiasi labai... Nu, gerai, tu man tada pasakyk, bet mano, pavyzdžiui, tas seksualumas, apetitas, libido, nuo kurių mano hormonų moteriškų jis priklauso. Yra, tarkim, jeigu čia sėdėtų dvi moteris ir jau neliečiant testosterono, kažkokie kiti moteriški hormonai, kad pas ją būtų ten žemesnis, pas mane aukštesnis dėl būtent moteriškų hormonų. Šiaip pagrindė testosteronas. Pagrindė. Apie estrogeną dar galima kažkiek. Tai estrogenas, nu, tas toksai irgi būtų. Bet jeigu moteris turi reguliarias mėnesinės, tarkim, neturi jokių ten simptomų, tai tikėtina, kad estrogenas bus normalus pas abi. Tai ir pa šitą. Jeigu, tarkim, moteris turi kažkokių tokių alinančių dalykų, tarkim, labai aktyvų sportą, labai daug streso, labai dar kažkada estrogenas krenta, tada tas irgi gali atsiliepti tam lytiniam potraukiui ir taip toliau. Tai estrogenas irgi iš tų hormonų, kuris susijęs irgi su lytiniu potraukiu, bet nu, daugiau testosterono. O žiūrėk, jeigu mes visgi turim tam tikrus hormonus, kurie įtakoja mūsų elgesį, mūsų norą, mūsų poreikius, jie įtakoja kažkiek ir mūsų išvaizdą. Ar mes galim, pavyzdžiui, iš išvaizdos pasakyti, kad šitas vyras turi didesnį testosteroną, reiškia tikėtina, kad jis yra, jo libido yra aukštesnis, ir tą patį apie moterį, kad, pavyzdžiui, šita moteris, jos išvaizda išduoda arba elgesys kažkoks, kad jinai turi aukštesnį libido, kaip tu manai? Taip sakyti, paskui stereotipiškai labai nuskambės, sakys, nu, čia šitą jau burtininkė, jau čia be tyrimų jau nusprendė apie tos hormonus, kažkaip tais... Nu, padėk merginom. Žinot, paskui yra nuostabiai, tarkim, su aukšto libido ir lieknų, ir stambesnių, ir apvalesnių, ir taip toliau. Negalima taip nurašyti. Čia turbūt daug ryškiau matosi, tarkim, nes mato, tarkim, vyrai ten turi arba tokių tų dalykų, tarkim, bet ir ant moterų, ne, apie testosteroną kalbant, kaip sakau, akne, ten padės plaukuotumas ir taip toliau. Bet nebūtinai pas jos bus tas libido vien tik aukštas, kadangi čia eina kalba apie labai nedidelius tos hormonų svyravimus ir daugiau kalbos reikėtų dėti apie psichologiją. Tiesiog moteriški žurnalai, žinai, rašo apie tai, kad, pavyzdžiui, jeigu vyras, kaip ten daugiausia testosterono, kai turi, tai būtinai plinka. Arba labai daug plaukuotas vaikščia, ne, kur visur labai čia daug plaukų ir visa kita. Ir plikas. Ir plikas, jo, čia plikas, o čia visur labai daug plaukų, tai labai daug testosterono bus. Aš kažkaip manau, kad taip nereikėtų galbūt partnerio rinktis. Čia toksai, galbūt tos tokius reikėtų. Galima iškart kraujo tyrimą daryti. Jo, galima iškart kraujo tyrimą pasidaryti. Čia kaip aš dažnai irgi sakau, čia visai nukrypant nuo visų to libido, kai būna ateina moteris ir juokiamės dėl rezus kraujo grupės. Nesako, pas mane rezus minusinė, sako, o kas bus, jeigu vyras pliusas, tai rizika didelė nėštumui. Sakau, tai darykit kraujo tyrimą prieš susitokiant, ar vyras rezus teigiamas, ar rezus neigiamas. Jeigu neigiamas, ramiai tada, o jeigu teigiamas, ieškokit kito. Mano rezusas neigiamas. Vyro buvo teigiamas, viskas gerai. Bet niekas, viskas gerai, kas abejoja. Tai va, tai testosterono irgi, bet, jūs sako, taip partnerio neišsirinksi, gali būti aukštas testosteronas po 5 metų, gali atsirasti problemų, dėl ko jis žemas pasidarė, ne? Tai tokio dalyko nereikėtų turbūt kreipti dėmesio. Tai aš neskirstyčiau, man tas toks turbūt skirstimas, nes irgi tie išvados dalykai, tarkim, mes labai daug ir genetikos savy turime, ne? Pavyzdžiui, būna moteris, kurios turi tokį tamsesnį gymio, ne, tokius rudų akių, tenas juodų garbanotų ryškių plaukų. Taip, tokių ryškių garbanotų plaukų, tarkim, toksai būna. Ir jos turi tokį ryškesnį, tarkim, būna, kai čia plaukučių ryškesnių. Aš netgi girdėjau, kad tokios žemesnės, krestesnės, tas, žinai, klubai, kai didesni, tokia jinai. Jo, kad, nu,
Bet dažnai tokie dalykai, pavyzdžiui, tu pasižiūri, yra labai ir genetiškai. Aš dažnai tokių sako, pas mane ryškesnis plaukuotumas, ten ieško man policistinių kiaušidžių sindromo, kokiu ten ieško tos ligos, ne? Ir tos, aš sakau, pradedu klausyti, sakau, tai o kaip pas jų šeima, sako, tai ten tėtis italas, ten mama lietuvė, tai arba ten dar kas, aš sakau, ir toksai, ir tu supranti, kad, jinai turi genetiškai tą tokią išvaizdą kitokią. Tai tu gali labai suklysti, dėl tų hormonų, kad dabar renkantis galvojant, kad va čia šita tikriausiai turės aukštą libido, nes labai, tarkim, ryškesnė ar dar kažką, visiškai ne. Toksai, aš manau, kad čia galima labai suklysti, gal toksai jau per daug burtų. Gerai, pajudam truputį laikiai į priekį. Ir iš to aukšto libido, žinai, tu visų noro, ateina laikotarpis, kuris vadinasi menopauzė. Kas tada pasikeičia moters gyvenime? Jo, čia toksai smūgis šiaip moterim iš tikrųjų būna, bet man labai patinka, ten yra tas, kur dabar labai daug naudojama ta frazė man ne pauzė, kad tas toksai, kad suprasti. Tai aišku, yra moterų, kurios sugeba labai gražiai tą gyventi ir eina toliau, prieki viskas važiuoja, kaip sakau, kaip ten sako, šunis lova, karavanas eina, ne? Jo. Tai jos ir toliau važiuoja visiškai aktyviai. Bet tai yra tam tikras iš tikrųjų šokas moters gyvenime dėl to, kad išsenka kiaušidžių veikla. Hormonai mums daug duoda, jie visgi gamina ir tą estrogeną. Estrogenas visgi yra tas hormonas, kuris mums suteikia tą gerą savijautą, suteikia tą aukštesnį ir tą libido, ir tos nuotaikos tokius ir pakilimus, ir nusvirimus, kai ten visa kita būna. Ir makšties šitas drėgnumas, ir tas aštrus toks įmąstymas, aštrus potas, geras miegas, viskas labai subalansuota. Kai to estrogeno pradeda trūkti, atsiranda visos tie, kur tai šalta, tai karšta, sėdi, dabar mes šnekam, raudona. Esu protinga, norėčiau, žinai, pasakyti kažką podcast'e, o nebegaliu. Nebegaliu. Dingo mintis, viskas mintis, sako, naktį prabudinėjau 10 kartų, užmigti negaliu, visus langus prasidarau, kai prakaitas bėga, ten raudonis mušas, sako, miegoti nebeišeina. Sako, darbė susirinkimas, aš sėdžiu raudonai žandais, nei iš šio, nei iš to vidury to susirinkimo. Paskui būna nuotaikos svyravimai yra didžiuliai, atsiranda apatija, kažkoks įpykti, sako, mano šeima, nes sako, kas tau darosi, tu sako, visą piktą vaikštai, makštis sausa, lytinių santykių nenori, nes skauda, kūnas keičiasi, atsiranda daugiau riebalinio audinio atsidėjimo, rumenynas mažėja, tai atsiranda daug tokių dalykų, kurie pradeda kelti labai daug iš tikrųjų to nepasitenkinimo jausmo, daug to streso ir visa kita. Tai aišku, patys sunkiausi metai yra tie pirmi keli, kol po truputį adaptuojasi, bando priprasti prie to tokio, paskui būna, per porą metų pripranta, ta situacija šiek tiek, jinai gerėja. Bet čia dar ir psichologiškai, irgi čia per kūną kerta, bet kerta labai stipriai per emocijas, tai yra tarsi ženklas, kad viskas. Jau kažkas pasibaigė, aš jau senstu, gyvenimas pasibaigė. Bet svarbiausia, kad jos taip nesusietų. Kai kurios labai gražiai reaguoja, sako, ačiū Dievui, mėnesinės baigėsi. Kai kurios ateina su tokia kaip tik teigiamas, sako, jau atsibodo tos mėnesinės, ačiū Dievui, nebereikėsi nei saugoti, šiandien nebereikėsi jokių mums nei prezervatyvų, nei hormonų, nei spiralių, sako, dabar, žodžiu, viskas prasidės gyvenimas. Mes dabar jau be streso, su vyru nežinosim, kad čia neįmanoma pastoti, tai mes dabar ramiai gyvensim. Ateina moteris labai nuostabių nusiteikimų ir visom tai būna sunku. Tikrai yra dalis moterų, kurios, kaip sakau, labai gražiai toliau eina į tą gyvenimą, sako, biški kažką jaučiu, bet toliau važiuoja, atsipalaiduoja su teigiamom emocijom. Bet yra moterų, kurios ateina ir tu sako, katastrofa. Sako, duokit bet ką ir nepasakokit man tų rizikų apie visokius vėžius, duokit man tų hormonų. Sako, aš taip negyvensiu. Sako, aš jau geriau gyvensiu mažiau, bet aš gyvensiu kokybiškai. Sako, aš negaliu, sako, nei aš dirbti galiu, nei aš šeimoje galiu, sako, aš nieko nenoriu. Sako, aš tiesiog guliu lovai susisukusi kamuoliuku ir aš nieko nenoriu. Sako, tai va tas toksai... O tu turi kažkokių patarimų, ką daryti, kai tie pirmieji metai? Kokių veiksmų gali imtis moteris? Kad jai būtų lengviau, kad jinai gyventų, neegzistuotų. Aišku, aš tada sakau, tai tie psichoterapiniai dalykai labai svarbu, atrasti kažkokią pasitenkinančių tų visų veiklų, nepasiduoti, pasitikėti savim, labai smarkiai dirbti su savo tais psichologiniais dalykais ir suprasti, kad tai nėra pabaiga, tai yra naujo etapo pradžia ir tas etapas yra vienas iš natūralių fiziologinių, kurių mes visos iki to ateisim, tai neišvengiamas dalykas. Tai turbūt visi savęs priėmimas yra vienas svarbiausių dalykų. Jeigu patarimai, tarkim, dėl kūno pokyčių, visgi grįžkime prie jų, kūnas keičiasi, norim, nenorim, ir aš moterim sakau, klausykit, tai reikės daugiau įdėti pastangų. Susitaikykim su tuo, priimkim tai natūralų procesą, kai dažnai, žinot, kaip sako,
nu nekrenta man tie 2 kilogramai, nu darau tą patį, ką dariau, valgau nedaugiau, nu vat auga, nekrenta. Taip, reikės ženkliai daugiau pastangų, nes metabolizmas krenta, riebalų atsidėjimas didėja, reikės daugiau sportuoti, reikės apsikarpyti savo mitybą, sumažinti tą kaloražą, nueikim pas dietologą, nueikim susiraskim trenerį. Tikrai yra moterų, reikės kitaip, reikės pakeisti šiek tiek savo gyvenimo būdą, bet tikrai yra labai daug moterų, kurios menopauzė atrodo tiesiog nuostabiai, kur tu ateina ir tiesiog net pavydi, galvoji, Dieve, tai atrodo, kad menopauzė man atrodo geriau negu daugelis moterų atėjusių, kurios yra ne menopauzė, kurios, nu, tarkim, tikrai nulis celiulito, figūrytė graži, bet, nu, žmogus dirba su savimis ir viskas yra tvarkoj. Tai yra būdų, čia nėra nurašymas, kad jau viskas, jau dabar aš jau pasiduodu, žodžiu, dabar valgysiu, kiek nori, storėsi, darysi visą kitą. Nu, nes baigėsi gyvenimas. Tai nes baigėsi gyvenimas, dabar pasidžiaugsiu, ne? Tai, nu, yra būdų. Dažnai, aš kai vaistingai dirbdavau, aš prisimenu tą laikotarpį, kai ateina moteris, tuo prie menopauzinio laikotarpio, jinai nenori eiti pas gydytoją ir jinai maždaug duokit čia kokiu papildu, kokiu nors arbatėlės, kažkokio tokio, žinai, vitaminų, kad va tą visą, žinai, efektą menopauzės, premenopauzės, vienu žodžiu, sumažinti. Man atrodo, čia kaip tik reikia eiti pas gydytoją ir imtis ne kažkokių vitaminų, žinai, kažkokio paviršutiniško, o jau normalios farmakoterapijos. Jo, su arbatėlėm, žolelėm yra viskas gerai, tarkim, nu, yra tų kaip lengvų formų, kur sakau, nu, tai panaudokit, ten viskas, ten tų papildų menopauzė yra, ten tikrai su fitoestrogenais ir žoliniais, jeigu jums to užtenka. Jeigu jūs sugebat taip gyventi, kad jums yra gerai, kai sako, nu, vat, kaip aš einu, man tikrai nereikia nieko daugiau, aš susitvarkau, vat, viskas gerai, vartokit tos papildus, žuvų taukus, kalcį, valgykit daugiau žuvies, vitaminą D, vartokit, viskas yra gerai. Bet tikiuosi, auditorija nenušaus mane, kuri klausosi, nes, kaip aš sakau, yra kelios aršios temos. Nu, yra, kaip sakau, hormonai, yra ta pakaitinė hormonų terapija arba ten kontracepcija, paskui yra nėštumo nutraukimai ir skiepai, kur tu gali vieni palaikys, kai kiti išeis pro duris užmėtys akmenim. Tai tikiuosi manęs nemėtys akmenim, bet, nu, būkim bėdini, bet teisingi, yra situacijų, kai tikrai reikia. Kai tu matai, kad, kaip pat sakiau, kad žmogus sako, duokit man ką nors, nes aš nebegaliu ir nebenoriu. Tai viskas yra tvarkoj. Tai bent tą laikotarpį, ten 2-5 metų, kad padėti žmogui, nu, išgyventi ir priprasti, adaptuotis prie to periodo, yra ta pakaitinė hormonų terapija ir, kaip aš sakau, tai nelyginkim jos su kontracepcija, vienas dalykas. Kontracepcija ir pakaitinė hormonų terapija yra 2 skirtingi dalykai. Man iš viso atrodo liaudyje žodis hormonai, ta prasme, jis yra čia vienas kažkoks žodis, kuris nežinau, apie ką jis yra, ir tai visada siejasi su kažko labai baisiu, būsi spuoguota stora ir nevaldysi nieko. Ir čia vat yra būtinai svoris turi augti ir viskas blogėt. Bet realiai tų hormonų yra daugybė. Ir gydytojas, ginekologas, endokrinologas ir taip toliau gali būtent parinkti tai, ko jums dabar reikia. Ir aš taip mąstau, žinai, jeigu man kažkokio vieno hormono trūksta ir aš per tabletę jį gausiu, nu, nes mano kūnas nebegamina, tai mano gyvenimas turigi pagerėti. Taip, tai čia tame ir tas ir skirtumas yra, kad, tarkim, kontracepcija, tai yra, kai tu duodi sintetinį, bet blokuoji natūralų, ne? Tai va, tas toks apsikeitimas toks įvyksta. Tai va tas, o pakaitinė hormonų terapija yra tai, kad, taip vadinasi, pakaitinė, vadinasi, tu nebeturi, tau jau trūksta, tau nieko tu nebeblokuoji jau. Jau kiaušidės yra taip išsekusios, kad jos nebesugeba gaminti estrogeno, dėl to ženkliai moterio savijauta blogėja. Ir jeigu tu moteriai duosi estrogeno, tai jinai grįši tą geresnę savijautą. Tai tu tiesiog pakeiti natūralius, tais, nu, sintetiniais, bet dėl to, kad kitaip neįmanoma. Kaip man sako, nu gal galima kažkaip tą kiaušidę prikelti? Ne, nu nėra būdų prikelti. Ar tai ir yra tas, kaip čia, būdas prailginti jaunystę? Nu taip, tai dėja taip yra. Tai ir tikrai moteris, aš sakau, yra moterų, kuriam netinka ta pakaitinė terapija. Yra dalykų, kur yra rizikos grupė, kur negalima tos pakaitinės terapijos.
Bet taip, bet tą visokią savijautą, geresnę savijautą, tai tikrai labai pagerina ir turiu moterų, kurios, tarkim, menopauzę turėjo labai anksti, nuo 40 metų amžiaus, ne? Nu, koks ankstyvas amžius, nu, koks nedėkingas amžius, kaip aš sakau, tai aš, kai atina ten 50-55 metų, bet 40 metų moteris, kad atrodo, kaip tik tam dabar geriausiam savo etape ir gauna tokį smūgį, kai tas estrogenas krenta ir labai natūralu, kad moteris nori tų hormonų ir turiu, kuri, vat, nuo 40 metų ir vartoja kokį, tarkim, 15 metų tą pakaitinę terapiją, nes, žmogus nori jaustis gerai, nes kitų atveju nuo 40 metų jaus visą tai, visus tos nemigas, karščio bangas. Ir kartais moterim yra sunku, tarkim, ypatingai tos, kurios nėra dabar menopauzė, jiems sunku suprasti. Sako, kam čia aš jau tikrai hormonų nevartosiu, čia tie hormonai, čia ten vėžio rizika, dar kas, bet jos nesupranta, ant kiek žmogus blogai jaučiasi ir ant kiek jam to reikia. Kokybė gyvenimo. Kaip smarkiai krenta ta gyvenimo kokybė. Ir aš manau, kad negalima nei ten teisti, nei pykti, nei akmenį mėtyti, tai kiekvienas žmogus pasirinka, kiekvienas žmogus turi teisę ateiti su gydytoju padiskutuoti. Tarkim, rizika tokia, tau galima, negalima, kokią galima, mažiau hormono, daugiau hormono, jis gali pasirinkti, ar jis nori rizikuoti, ar jis nori vartoti, bet kada gali nutraukti, netgi, sakau, žmogus pradėjo vartoti, sako, nelabai geriau jaučiuosi, jis gali nutraukti. Čia nėra, kad pasirašo mirties nuosprendį, kad dabar pradėjau, ir dabar vartosiu ten iki kažkada. Nepatiko, nutraukiau aš tą vartojimą. Tu dar truputį pradėjai pasakoti apie tai, kai ta menopauzė yra ankstyvoji, labai anksti prasideda. Ar tai yra labai retas atvejis, nes girdėjau, kad dabar vis dažnėja ir dažnėja tokių moterų, kurios anksti patiria menopauzę? Šiaip tikrai tai yra gana reti dalykai, bet yra, tarkim, kaip aš dažnai pasakau, moteriam pasiklauskite pas save genealogijos šitą mediją. Labai dažnai būna, kai kokį 42 metų moteris nesako, mano mamai 42 metų, mano močiutė labai anksti menopauzė buvo, kad dažnai, genetiškai yra tas paankstintas amžius. Kitas dalykas, labai tą riziką didina visokios operacinis gydymas, kai yra pašalinamas kiaušidės audinys, kažkokios ten cistas operuoja, labai daug pažeidžia kiaušidės audinio, kai pašalina tą, kai sunkios ligos taikoma, visokia ten chemoterapija ir visa kita. Tai galbūt nėra, kaip sakyti, kad tas amžius ankstėja, bet aš manau, kad apie tai daugiau kalbama. Anksčiau būdavo tiesiog yra, nebėra tų mėnesinių ir nebėra. Nesitiria, pakaitinės terapijos nevartoja, niekur neina ir nieko nedaro. O dabar tiesiog labai pradėjo garsiai apie tai kalbėti, apie tą pakaitinę terapiją, apie kokybišką gyvenimą ir pradėjo daugiau tų atvejų tiesiog lysti. Bet žiūrėk, tai yra tik tai sąlygota mano genų. Aš tiesiog tokį turiu kūną ir jis tiesiog anksčiau nustos gaminti. Tiesiog, ar tai yra sąlygota irgi kažkokio, nežinau, gyvenimo būdo, ar aš galiu dabar, būdama, man 36, kažką daryti su savo gyvenimu, kad tą menopauzę atitolinti, kad tą senėjimą atitolinti būtent. Čia gal labiau ne tai, kad atitolinti, tarkim, mes turim tą tokia, kaip sakyti, užkoduotą daugmaž tą amžių, kada pas mus ta menopauzė natūraliai turėtų ateiti ir mes ten tikrai jos nepralyginsim ten 5 metais į priekį, mes galim ją labai smarkiai panksinti blogai gyvendami gyvenimą. Tai aš dažnai sakau, tom jaunom visom mergaitėm, kad jos suprastų, kad organizmo alinimas jisai yra tikrai ne į gerą ir tas toksai... Pasakyk garsiai, kas tai yra organizmo alinimas. Ja, garsiai, ne? Pasakyk garsiai. Tai va, tarkim, kalbant apie anoreksiją, apie bulimiją ir kiek, turiu tikrai labai daug atvejų, kai iki pat šiol atsimenu vieną merginą, kuri atėjo pas mane ir jinai jau eina pas mane į kabinetą ir aš jau matau, kad tokio kudumo moterį, žinau, kad mano ranka turbūt yra stambesnio sudėjimo negu jos kojas. Ir aš suprantu, kad pas mane ateina žmogus su hormoniniam problemam. Galvoju, pažiūrėsiu, ką aš nekėsim. Ir mes taip, nėra mėnesinių. Galvoju, suprantu, kodėl jų nėra, net hormonų, tai nereikia, suprantu, kad nėra. Ir tada žmogus, sakau, tai kiek jūs sveriat? Sako, ten, tarkim, 48. Galvoju, netikiu. Galvoju, tikrai netikiu. Sakau, einam pasisversim. Tai dar visas jas tokias sveriu ir būna, žiūriu, tada buvo gal 41, gal krokamas, kad jau deda to svorį, nes nenori sakyti specialistai. Dar žmogus vis tiek ateina, tarkim, pas specialistus ir jis dar tikisi surasti paaiškinimą, kad ne dėl to. Jis dar tikisi sulaukti to atsakymo, kad ne dėl anoreksijos. Bet čia yra
Bet anoreksija tai jau yra psichiatrinė liga, kurią reikia gydyti. Jau reikia labai rimtai gydyti, kai žmogus nebemato realybės absoliučiai. Ir čia labai sunkiai iš tikrųjų. Taip, čia yra labai sunkiai, čia labai sunkus valgymo sutrikimas yra, kai žmogus tikrai mato iškreiptą vaizdą veidrodį ir atrodo nėra to stop ir jisai eina visiems meluoja dėl to, kad jo tikslas dar labiau sukūsti yra. Ir tai yra tie visi valgymo sutrikimai, bet ne tik valgymo sutrikimai, net ir pavyzdžiui sportas perdėtas, ne, kai būna žmogus nesportuoja, o paskui ten pradeda tenais vos ne po pusmaratonį kasdien bėgti, tada irgi svoris per mėnesį -8 kg, tas staigus svorio metimas yra irgi labai didžiulis. Bet ir mes galime matyti kitą kraštutinumą, kai moteris, pavyzdžiui, atrodo normaliai, žinai, atrodo nei sportuoja, nei per liekna, bet jinai yra tuose spastuose, žinai, tai lieknėja, tai priauga, tai lieknėja, tai priauga, tai irgi alina organizmą. Taip, ir vat irgi ne per seniausiai irgi turėjau pacientę, kur irgi atrodo, kaip sako, tikrai nepasakytum, kad per kuda. Atrodo, KMI visiškai normos ribose, nei per stambi, nei per kuda, bet dingo mėnesinės. Tai pradedi taip knisinėtis po to visą ligos istoriją ir bandai klausyti, tai daugiau sportuoti pradėjau. Galvoju, gerai, kad žmogus sportuoja, bet gal per daug sportuoja. Man atrodo, kad ne per daug. Galvoju, gal pasidarysi tyrimus, kažkaip taip keista, kad tos mėnesinės čia dingo, buvo viskas gerai, dabar paėmė ir dingo. Ir pasidarai tos tyrimus ir tu matai, kad estrogenas yra sumažėjęs žemiau normos ten 2x. Ir tu supranti, kad žmogus tikriausiai ir mane bando įtikinti, ir save bando įtikinti, kad tai, ką jisai daro, yra normalu ir sveika, bet vadinasi, yra per daug. Jeigu sako, tai yra darbuotojas, kad klausia, sako, bet taigi sportas yra sveika. Sakau, sportas yra sveika tiek, kiek sveika jūsų organizmai, bet jeigu sporto yra tiek, kad jau dingo mėnesinės, tai vadinasi, jau yra per daug jums to organizmui to sporto. Tai čia yra organizmo alinimas. Ir realiai, nes natūraliai, kai mes esam pastoviam kalorijų deficite, tai reiškia, kad ar per daug sportuojam, ar per mažai valgom, kažkokiam kalorijų deficite, kad mes gaunam mažiau kalorijų negu sunaudojam. Šiaip deficituose, miego deficite, žinai, ten gerų jausmų. Taip, kai mes esame tiesiog energijos deficite, mūsų organizmas jis nėra kvailas, jis turi polinkį išgyventi. Mes visi stengiamės, visos gyvos būtybės stengiasi išgyventi, ne? Tai ką jie saugo? Smegenis, širdį, virškinimo sistemą, tos organus, be kurių mes širdis neveikia, mes mirštam, smegenis nebedirba, mes viskas koma, ne? Tai šitos organus saugo labiausiai. O tarkim, be kiaušidžių ir gimdos žmogus gali gyventi. Tai vadinasi, tas organas yra nurašomas pirmiausia, tai yra blokuojama šito organo veikla, nes kad energijos nenaudotų, natūraliai viskas užsibaigia. Kiaušidės pradeda nebeveikti, nebegamina hormonų, nebegamina estrogeno. Atsiranda kas? Kiaušidžių išsekimas. Visos pasiekmes. Taip, visos pasiekmes. Tai tokie dalykai tą menopauzę artina. Ačiū Dievui, kad kai kurios moteris ateina, išgirsta ir po pusmečio žiūri sustoja, tada atsiranda mėnesinės ir taip toliau. Bet yra labai daug tokių moterų, kur nesustoja. Čia labai gerai, žinai, kalbėjai iš kito to rakurso, nes iš esmės, kai moteris turi valgymo sutrikimų, jinai gali atrodyti įprastai, nei per liekna, tai nebūtinai bulimija ar anoreksija. Tiesiog iškreiptas santykis su savim ir su maistu. Klausimas ten sveikatos niekada nėra svarbus. Tu galėjai pasakoti, kad sveikata pablogės, kad mėnesinės, menopauza, tai yra nesvarbu. Svarbiausia yra kontroliuoti tą svorį, pavyzdžiui, arba kažko valgyti. Jie yra baisiau paleisti šitą, žinai, valgymo visą istoriją, negu atsigręžti savo sveikatą. Bet čia galbūt, aišku, yra ta kalba, čia yra vėl psichologiniai dalykai. Ir aš čia ne apie moteris, apie vyrą atsiminiau tokį atvejį, kaip irgi apie tą kūno suvokimą ir tą psichologiją. Tai buvo, kad sportininkas, žmogus, kuris daug deda į savo sportą, tai yra jo gyvenimo būdas, jisai ten augina raumenis, lipa nesenas ir visa kita. Ir jie naudoja hormonus, tarkim, ir jie ten kažkaip leidžiasi į insuliną tam, kad atpalaiduotų tą gliukozę, kad turėtų daugiau jėgų. Ir mano brolis, jis yra irgi medikas ir jisai kažkaip su juo kontaktavo, sako, bet sako, tu supranti, sako, kad tu susileidęs per didelę dozę insulino, sako, tau bus hipoglykeminė koma ir tu numirsi. Jis sako, man nesvarbu. Sako, man nesvarbu. Sako, man svarbu pasiekti rezultatą, o jeigu aš numirsiu, tai aš numirsiu. Ir supranti, ant kiek psichologiškai žmogus blokuoja viską. Gyvenimą, jam niekas nebeįdomu, tik tas. Mums įprasta kalbėti apie moteris, bet iš tikrųjų ir iš savo patirties, nes aš ilgą laiką buvau trenerė, tai asmeniškai pažįstu tokių vyrų, kurie insulinas, moteriškus, vyriškus hormonus, bet ką leidžia, visiškai nėra jokios pagarbos savo
tam, žinai, hormoniniam kažkokiam pasauliui, kūnas kvailas, jis viską blogai daro ir aš čia pats įsikišiu, padarysiu tobulai, bet ir tos pasiekmes yra tarsi netokios svarbios, kiek svarbiau yra atrodyti ir tai tikrai problema. Čia tikriausiai reikia dirbti su savim šito klausimu, nes toksai, kad tu supranti, kad vertybės, ne? Kad mums yra suprantama vertybės. Ar gyventi, kai susiduri su kažkokia rimta liga, ir tu sakai, pjaukit ranką, koją, aš noriu gyventi. Gyvensi be kojos, gyvensi be rankos, ne? O čia tu žmogus sakai, kad presas numirti, bet presą turėti yra, tarkim, svarbiau. Bet čia irgi, čia yra psichologiniai dalykai, kur turbūt gali kalbėti nuo ryto iki vakaro. Noriu pabaigti mūsų pokalbį tokia, žinai, teze, galbūt papildysi, o gal tau jinai nebus artima, kad dabar tiek daug yra kalbama ir apie menopauzę, ir apie pakaitinę hormonų terapiją, ne tik dėl to, kad mes turim galimybę, bet mes tikriausiai esame viena pirmųjų kartų, kurie iš vis turi galimybę turėti labai aktyvų, įdomų gyvenimą po 50. Mūsų seneliai, kai to tikrai neturėjo. Ne? Ir ten, aš dabar, žinai, bandau atgaminti savo, prisiminti prosenelę. Man atrodo, kai buvo 40, tai čia jau seneliai yra, tai jau yra tokia moteris pagyvenusi. Ir mes esam tikriausiai pirma karta, aš turiu, pavyzdžiui, draugę, kuri susituokė, kai jai buvo 50. Ir tokių pavyzdžių turiu daug. Kai mes po 50 turim aktyvų, įdomų gyvenimą, galim toliau daryti karjerą, kurti santykius, mokytis, keliauti ir taip toliau. Galbūt tai susiję su tuo, kad mes realiai įžengiam į naują pasaulį, kuriame yra gyvenimas po menopauzės. Aš apskritai labai džiaugiuosi, kad mes judam truputį tą laisvesnę pusę ir mes galim garsiai apie tai kalbėti. Gal kartais įkliūnami į ginčus šitais klausimais, bet mes tikrai mes jau galim diskutuoti, mes jau galim pasirinkti ir galim iš vis tą galimybę turėti. Tai manau, dar po 50 metų jau galbūt mūsų vaikai iš vis sakys, jūs tik diskutavote, mes jau iš vis jau laisvai tai viskas tai kokios keistos buvo. Kokios keistos diskusijos buvo. Tai aš džiaugiuosi, kad mes šitam amžiui gyvenam, kad toksai, kad pagavom tą tokį pagreitį ir iš tikrųjų laisvėjimo, tai ir tikiuosi, kad nesustosim, kad viskas taip praeis į priekį visais klausimais, ne tik menopauzės. Ką tu palinkėtum moterims? Tai psichosomatika, kai kalbėjom, tai mergaitai, mamai ir moteriai. Aš tikriausiai visom jiems palinkėčiau suprasti, kad visos mes esam normalios, kad privalom save mylėti ir priimti, nesigėdyti savo nei kūno, nei fiziologijos, kad neturim jausis kaltos visiškai dėl nieko, kad visi mes esame žmonės, tiek kaip vaikas, tiek kaip mama, tiek kaip dukra, visi mes esame žmonės ir visi mes turime teisę pasirinkti, kaip mes norim tą gyvenimą gyventi. Ir nebijoti analizuoti ir kelti klausimus iš tikrųjų. Tai, ir ką tikrai norėčiau palinkėti, visiems susirasti psichologą. Visiems 100%. Matysit, kaip gyvenimas palengvės. Pasirašau. Ačiū tau labai už pokalbį.